Labas, netrukus pradėsime dar vieną nuoširdų ir gilio kupiną pokalbį, tačiau prieš tai turiu tau prašymą. Jeigu tau patinka mano kuriamas turinys, kviečiu paspausti subscribe mygtuką ir prenumeruoti mano kanalą. Tai padėsi šiai tinklalaidai augti ir klestėti. Labai tau ačiū. Liuks, labai gerai. Jeigu tau tai patogu, gerai. Bliama, tai jaučiu pirmoji, kuri taip, žinok, gražiai sėdi ir apskritai tokia visa, wow. Ane? Nu ką, žinau, man kažkaip įprasta, šiandien jau turėjau 2 podcastus, kur aš buvau kitoje pusėje, žinai, bet dabar mes šiais Glowing klubai, juos rašinėjom, rytoj rašinėjom laidą, tai aš esu įpratus tiesiu, nugarą, viskas gražiai, viskas tvarkingai. Pašnekėsyje, tai aš tikrai, kalbu labai nuoširdžiai ir atvirai, bet kažkaip tam kadre, tai man yra jau tas galvoje, kad viskas turi būti sudėliota. Tobulai. Šiaip žinok, aš kiek, daug esu klausius apie tave, tikrai tų podcastų, pokalbių, televizijos laidų, YouTube'ai kažkur, bet ir ta visa istorija tavo tikrai labai gerai žinau, bet galvoju, dabar toks naujas etapas, vis tiek vedybinis gyvenimas prasidėjo. Taip. Ir galvoju, labai norėčiau pakalbėti ir apie vestuves, apie santuoką iš tokios plačios pusės, nes mes esame labai panašios, mes praktiškai tuo metu, žinai, susituokėm. Ir tiesiog, aš ką galvoju, tarkim, vienom moterim po vestuvių būna tokia labai euforija, žinai, saugumas, nežinau, psichologinis, galbūt tik tai psichologinis saugumas, bet vis tiek yra tas dalykas. Kitom yra santuoka tiesiog, nežinau, popieriukas dar kažkas. Kaip tu jautiesi praėjus jau kuriam laikui? Vis tiek mėnuo koks, ne, geras praėjo? 3 mėnesiai. 3 mėnesiai, jo, bus penktadienį. Jau 3? Taip, mūsų birželio buvo mėnesį vestuvės. Klausyk, geras. Jo, tai va. Tai kaip tau buvo po visko? Kokie lūkesčiai prieš tai ir kaip buvo, kai susituokei? Mes jau dabar pradedam, ar ne? Jo. Gerai. Gerai, tvarkoji. Taip, lūkesčiai, ar ne? Kokie buvo prieš ir kaip viskas buvo iš tikrųjų realybėje. Aš nesu ir niekada turbūt nebuvau ta moteris, kuri, nežinau, galbūt matė vyrą kaip saugumą. Aš visą laiką kažkaip norėjau susikurti tą saugumą savo pati. Visų pirma, man tai buvo labai svarbu. Ir galbūt todėl, aš manau, kad ar ne, viskas, kai susiję turbūt ir su tavo praeitimi, kad kažkaip aš turėjau gyvenime situaciją, aš turėjau tokius 3 ilgalaikius santykius ir vieni iš jų, būtent prieš mano dabartinį vyrą, baigėsi taip ganėtinai skaudžiai, kai aš tikrai labai to žmogumi pasitikėjau, kai man, tikrai viskas buvo labai sujungta ir susieta ir buvo tikrai labai negraži situacija, kaip baigėsi mūsų santykiai ir aš tada staigiai kažkaip praradau viską, nes regis aš buvau įdėjus gal per daug savęs investavus tuos santykius ir tada po to kažkaip man toks ir buvo labai svarbus dalykas, kad aš turiu savo susikurti tą saugumą pati ir nuo nieko absoliučiai niekaip nepriklausyti. Ir žinoma, jau nekalbant apie tai, kad iš vis labai ilgą laiką man buvo iš viso sunku prisileisti kitą vyrą, po to, kai buvo nesėkmingi santykiai, ar ne? Tai todėl galbūt viena iš priežasčių, kodėl mes su mano dabartiniu vyru Kajumi susirašinėjom 10 mėnesių iki mūsų pirmo pasimatymo. 10 mėnesių iki pirmo pasimatymo? Taip. Tiek ilgai? Taip. 10 mėnesių. Eina savo. Taip. Tai tikrai labai ilgas laiko tarpas ir manau viena iš to priežasčių yra, kad kai jis man parašė, man nuoširdžiai nebuvo įdomu iš viso susitikinėti su jokiais vyrais, tiesiog man atrodė, kad visa tai yra bullshit, apie nieką, kam iš viso reikia tų santykių, kas šita meilė, tai neegzistuoja, tai, dabar ne tai gal, kad neegzistuoja, bet jau, kad aš veltisi taip dar kartelį, tai tikrai nenoriu, bent jau ne tuo metu. Tai taip, jam tikrai reikėjo nueiti kelionę iki to pirmo pasimatymo. Wow, ilga kelionė, bet pavyzdžiui, vestuvės artėjo, ne, bent jau man kaip buvo. Kažkaip bandžiau su nežinau, tą jausmą pajausti, bet kaip bus po vestuvę, ne, koks bus tas jausmas panašiai. Ir turiu prisipažinti, kad ta pirma savaitė, žinai, tikrai kažkoks saugumas, psichologinis, ne dėl to, kad dėl pinigų, nes yra natūralu, kad mes susidirbam jau moteris. Bet yra kažkoks tau saugumas, o po to praeina porą savaičių, dar tu supranti, kad iš tikrųjų tai nieks nepasikeitė. Bet tu labai to vis tiek norėjai. Tai kaip tu jautėjai po? Žinai, aš tiesą sakant, galbūt ir džiaugiuosi, kad man neatėjo ta stadija, kad dabar aš čia esu, nežinau, saugi, ar ne? Aš iš dalies džiaugiuosi, nes aš manau, kad kai ateina ta stadija, kad aš dabar esu saugi, tada dažnai gali nutikti toks kitas dalykas, kad tu pradedi priimti tos santykius kaip savame suprantamą dalyką. Ir aš manau, kad čia, kur prasideda labai daug problemų, nes tie santykiai niekada nėra savame suprantamas dalykas, absoliučiai niekada. Ir jie gali bet kada nutrūkti, bet kada dalykai gali pasikeisti ir tai yra dalykas, kuris nuolatos reikalauja darbo. Lygiai taip pat, kaip nežinau, tu pasikeisi savo svajonių figūrą, tai nereiškia, kad dabar tu ją turėsi visą laiką. Tu turi nuolatos tada, ar ne, rūpintis, stengtis ir taip toliau. Aš lygiai taip pat matau ir santykius, kad jeigu santykiai bus prasti, tai šiais laikais ypač žmonės, nebijo, ar ne, pokyčiai, jie supranta, kad gali būti kitaip ir jie galbūt dirba ties tuo klausimu, tačiau, iš esmės,
žmonės supranta, kad yra kitų alternatyvų. Tai va todėl aš džiaugiuosi, kad man nebuvo toksai, kad viskas, mes dabar susitokėm ir viskas, ir aš dabar čia esu saugi ir nežinau, galima daryti bet kaip. Ir mes iš tikrųjų esam to paties požiūrio, kad santykiai reikalauja nuolatinio darbo. Tai tas dalykas nepasikeitė kažkaip tai kitaip. Manau, kad galbūt iš esmės, nežinau, pati ta santuoka, aš jas tikrai labai irgi norėjau, tikrai, ir tai buvo, nežinau, neįtikėtinai nuostabi diena, kurią aš visą laiką prisiminsiu su pačiom geriausiam emocijom, ir žinai, kas buvo labai smagu per mūsų vestuves, kad tai buvo tokia visiškai, nežinau, suklijuojanti patirtis. Pavyzdžiui, mano vyro šeima, jie irgi tėvai yra įsiskyrę, kaip ir mano, ir jie vienas su kitu iš tikrųjų nelabai net ir bendravo, o ta šeimos anksčiau buvo labai labai artimos. Tai tarkim, po vestuvių visa šeima vėl labai sulipo kartu, ir tarkim, mama, kuri buvo nemačiusi Kajaus tėčio tėvų, tai jo, kaip pasakyti, čia jos ryškės jo, jinai buvo jų vyro tėvai, ar ne, buvusio vyro tėvai. Tai jie, ta prasme, anksčiau maksimaliai gerai sutarė ir po skyryboje nebendravo. Ir po mūsų vestuvių viskas vėl pajudėjo, jie pradėjo bendrauti, buvo vieni pas kitus svečiuose. Tai, ta prasme, tai buvo labai daug žmonių, jie regis susiklijavo. Mano draugų kompanija anksčiau buvo labai tokia padrika, dabar visi yra viena kompanija, visi susitinka, visi vieni su kitais bendrauja. Tai aš pasakyčiau, kad galbūt mes abu su vyru tokie esam labai žmonių klijai. Ir taip, nežinau, beprotiškai visi gražiai susiklijavo per mūsų tą šventę. Ir tikrai jautėsi tiek daug meilės, tiek daug gerų emocijų, tie visi pasveikinimai buvo tokie tikrai, žinai, širdies nuoširdus, ir tai buvo nerealu. Mes buvom tikrai labai gerai apgalvoję savo svečių sąrašą, kad ten būtų tik tie žmonės, kurie yra mums nuoširdžiai patys svarbiausi, artimiausi, kurie yra good vibes only. Tai, žodžiu, tikrai būtent tokia ta šventė ir buvo, ir po jos tikrai natūralu buvo ta, ar ne, euforija, aš nežinau, kokią savaitę negalėjau sugrįžti į realų gyvenimą ir net nenorėjau. Tiesą sakant, net nenorėjau, nes tiesiog tai nurovė stogą, ir aš tiesiog norėjau per dienų dienas žiūrėti nuotraukas, video, ką atsiuntė svečiai, ir, tiesiog tai buvo fantastiška ir nuostabu. Bet kalbant apie pačius santykius, tai aš, kaip tada nepriėmiau jų nesantuokoje kaip savaime suprantamo dalyko, taip ir dabar nepriėmiau to kaip savaime suprantamo dalyko. Tai galbūt čia ateina toksai suvokimas, kad, bet vėlgi, žinok, nežinau, aš kažkaip, kadangi aš, žinok, nuo pirmo susitikimo su Kajum, jam reikėjo to susitikimo laukti 10 mėnesių, tačiau kai tas susitikimas įvyko, aš nuo pirmo susitikimo galvojau, kad aš tikau savo būsimą vyrą, tai galbūt todėl man nebuvo tokio didžiulio pokyčio, nes aš jau tada jį mačiau kaip savo būsimą vyrą, ir aš net nesvarsčiau kito varianto, kad galėtų būti kitaip. Ir dabar man buvo tai tik labiau kažkoks, nežinau, dokumentinė prasme įtvirtinimas to, ką aš žinojau nuo pat pradžių, nes aš pirmo pasimatymo metu, per pirmasias mūsų, nežinau, 20 minučių mes buvom kartu pabuvę. Aš parašiau savo draugai ir savo mamai, kad sutikau būsimą vyrą. Tai aš tiesiog, iš karto jį mačiau toje... Skamba netikėtinai. Jo, bet tai buvo tiesa. Visiškai, tai buvo tiesa, visiškai. Ir, žinai, per vieną iš kalbų draugė, kuri gavo tą žinutę, jinai ir pasakė, sako, aš puikiai prisimenu, kai aš gavau tą žinutę, ir aš galvoju, okei, čia jau rimta, ir negauti tokią žinutę. Tai aš kažkaip visą laiką mačiau jį kaip savo būsimą vyrą. Lema, žinok, labai geras tavo aspektas buvo dėl tų darbo. Aš kai turėjau tą omeny, kai kalbėjau apie psichologinį saugumą, kad iš tikrųjų toks jausmas, kad toj srity viskas yra išspręsta, kad viskas yra aišku. Tiesiog mes judam labai aiškia kryptimi, kad bus šeima, žinai, bus kažkada vaikai, gali ir nebūti, čia nuo žmonių priklauso, bet saugu. Bet, kalbant apie tą darbą, žinok, labai, iš tikrųjų, man pora žmonių buvo pasakę, kad dabar prasidės darbelis, pavyzdžiui, kad jau santuoka, ir galvoju, bet tai mes jau daugiau nei 5 metus buvom kartu, tarkim, su Tomu iki santuokos. Tai, po 5 metus nieko nebuvo, taigi buvo visokių etapų. Tai mes jau dirbom 5 metus. Kažkaip atrodo, kad tie vyresni ypatingi žmonės, kurie nugyvenę 30 metų, jau aiškina mum, kaip turėtų būti. Nors kartais tos santuokos nėra pačios, nežinau, motyvuojančios tokios. Supranti, apie ką aš kalbu? Visiškai suprantu, ką turiu omenyje, ir dėl to, žinai, darbo, aš nemanau, kad dabar atėjo santuoka, nuo kada, nežinau, prasideda darbas. Ir čia vėlgi, aš manau, kad tas darbas labai priklauso iš esmės nuo pačių santykių. Nes, tarkim, prieš tai mano santykiai turėti reikalavo daug daugiau darbo negu dabartiniai santykiai. Ir aš manau todėl, kad tai yra tiesiog natūralus mečas. Mes esam geras mečas, taip pas visus visko būna, bet iš esmės mes esam geras mečas, ir tai reikalauja daug mažiau kažkokių tai pastangų. Ir tikrai nėra taip, kad dabar, aš manau, kad mes įžengėm į kažkokią stadiją, kai reikės dirbti. Aš tiesiog visą laiką nuo pat pradžių, ir mes su vyru apie tai diskutavom, visą laiką nuo pat pradžių įsivaizdavau, kad tai ir yra, nežinau, ne vien, kaip pasakyti, kad tai yra ne savaime suprantamas dalykas. Kad
tai, kad ar ne, aš manau, kad šiais laikais, ar ne, žmonės yra self-sufficient. Aš galėčiau puikiai išlaikyti save, aš galėčiau turėti savo visiškai, nežinau, lifestyle ir, žodžiu, galėčiau turėti labai laimingą gyvenimą be savo vyro, lygiai taip pat ir jis galėtų turėti labai laimingą gyvenimą be manęs, ar ne? Tai man atrodo, kad tada, jeigu mes esam kartu, tai mūsų tikslas turėtų būti padėti vienas kitam turėti dar gražesnį, dar prasmingesnį, dar, nežinau, nuostabesnių patirčių kupiną gyvenimą ir galiausiai būti vienas kitam tą užuovėją, kai yra sunki diena, kai yra kažkas negerai, kad tu žinai, kad tai yra saugus glėbys ir žmogus, kuris tave visą laiką palaikys. Tai vat aš tikrai dažnai ir negaliu sakyti, kad aš nežinau, čia esu masteris šitų dalykų ir aš kiekvieną dieną dedu begalinės pastangas. Būna tų situacijų, kai aš pati pasakiau ir galvoju, čia taip reikėjo pasakyti, čia manai, tu čia gerini santykius, tai pasakiusi. Ir tada susivokiau, kad galbūt ne, tai tada kas po to, tada stengiuosi pagalvoti, gerai, ne, tai vat labai stengiuosi būti savo mindful, ar aš kažkaip, nežinau, kuriu tokius santykius, kuriuose yra gero būti, ar aš priemu tai kaip savaime suprantamą dalyką, tą žmogų priemu kaip savaime suprantamą dalyką ir natūralu, kad jeigu, na vėlgi, ar ne, grįžtam prie, įsivaizduokim, tobulos figūros. Jeigu mes priimsim tobulą figūrą kaip savaime suprantamą dalyką, mes leisim savo uždarinėti bet ką, ar ne, naktimis kimšti pyragaičius. Jeigu mes suprasim, kad kiekvienas dalykas turi pasiekmes, mes elgsimės atitinkamai. Tai va lygiai taip pat ir santykiuose. Aš labai noriu niekada negalvoti, kad mūsų santykiai yra savaime suprantamas dalykas ir nenoriu, kad vyras taip galvotų. Taip, nes kažkaip pradžioje vis laik būna labai viskas ok, pasimatymai, nežinau, dėmesys viens kitam ir panašiai. Ir labai tu gerai pasakai, kad dėmesingumas, ar ne, toksai pastabumas. Aš atsimenu, kai mums liko gal savaitė iki išvažiavimo į Nidą, kai šventėm vestuves, kažkaip buvo taip, kad, žinai, viskas apie tą vestuvių planavimą. Planuot kažką, ir taip sakau, Tomis, kažkaip keista. Viskas pas mūsų gyvenime dabar yra apie planavimą kažkokį, labai nebeįdomu. Sakau, nuvarom tiesiog į pasimatymą kažkokį. Kaip jūs dažnai tokias, nežinau, staigmenas, dovanėlės, surprizus darot viens kitam? Kaip ten su meilės kalbom pas jūs? Oi, meilės kalba, jos yra labai gerai suprastos ir mes įsigryninam tai ir aš tikrai labai rekomenduoju kiekvienai porai tai padaryti. Ir mes iš tikrųjų bandom kalbėti tą kalbą, tai pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kad Kajos kalba yra kilnus ir gražus žodžiai, jam yra labai svarbu, kaip aš pasakysiu kažkokį dalyką, ar tai yra, nežinau, kritika, ar prašymas, ar galiausiai, jeigu kažkas nutiko jam, labai yra svarbu, kad tai būtų įvertinta, pagirta. Na, žodžiu, aš žinau, kad tai yra dalykas, kada aš galiu su juo susitarti ir aš žinau, kad jeigu yra, nežinau, dėrybinis reikalas, pavyzdžiui, aš galiu gražią kalbą, viską padėlioti ir aš matau, kad viskas jo širdis įslydo. Tai tas labai padeda, nes, pavyzdžiui, mano meilės kalba yra visiškai netokia ir tu man gali tenai sakyti gražiausius žodžius, man viskas yra action-based. Man yra būtent ta kalba, act of kindness, tai reiškia, kai kažkoks dalykas, kad jisai kažką padaro už mane, na tarkim, ar ne, kaip pavyzdys, man reikia kažką, nežinau, susirentuoti kompiuterėje, nesuprantu, kaip čia kažką pajungti ir jisai ateis, sakyt, Dovilė, nebijok, aš tau padėsiu, čia reikia padaryti tą ir tą ir aš tokia, tai tas yra, žinai, labai svarbu suprasti, kokia yra ta meilės kalba ir man vienareikšmiškai yra ta meilės kalba, kai, nežinau, aš labai nemėgstu vairuoti ir jisai, pavyzdžiui, sako, tai aš tave nuvešiu, viskas gerai ir aš tokia, tai man tai yra labai svarbu ir jeigu, tarkim, nežinau, jisai neštų man kiekvieną dieną gėles, tai tikrai aš nesijausčiau mylima taip stipriai, kaip kad man yra kai kažkokie dalykai, kai aš suprantu, kad ne jisai galbūt nori ten tą kartą mane kažkur nuvežti, ar kažką man padėti, ar kažką, žinai, kitą padaryti, bet jisai tai daro, nežinau, kad man tai yra labai svarbu. Tai va tos kalbos įsigryninimas yra, manau, beprotiškai svarbus iš esmės. O kalbant apie kokybišką laiką kartu, tai man nėra galbūt svarbi būtent ta aplinka, taip mes mėgstam kartais ir pasipuošti kažkur fainai išvaryti, labai smagu, bet iš esmės nežinau, ar tai būtinai turi būti kažkiam fancy restorane, ar tai turi būti net ir galbūt namuose, bet manau, kad yra daug svarbiau, kokia forma tai vyksta. Ir čia šiuo atveju tai reiškia, kad tai yra tas pokalbis, kuris vyksta, ar ne, ir tu matai, kad žmogus yra su tavimi, ar ne, dabar, pavyzdžiui, Juste, aš esu su tavimi ir aš negalvoju šiuo metu apie savo darbus, negalvoju apie telefoną, ar juo labiau nežiūriu į telefoną, ar į, nežinau, nežiūriu sporto rungtynių. Mes turim kokybišką laiką kartu, ar ne, mes kalbamės. Tai vat, man tas yra labai svarbu, kad tai būtų tikras pašnekesys, kai mes matom, kad mes sufokusavom dėmesį ar ne į tą žmogų ir tikrai klausomės. Tai vat, aš manau, kad tai yra labai svarbu ir galbūt tokia mūsų, sakyčiau, tradicija, kuri tikrai mes irgi virš 5 metų kartu, niekur nedingo. Tai yra nuoširdus pokalbis tiesiog po darbo dienos. Žinoma, tarkim, mes įrašinėjom dabar šitą podcastą vėliau dienos eigoje, jisai grįžo į namus, kuriuose manęs nėra, bet jeigu aš būčiau namuose, aš padėčiau bent jau laikinai darbus į šalį ir mes turėtumėm laiką kartu. Kai aš tikrai paklausčiau, kaip praėjo tavo diena, kas tu buvo šios dienos highlightas, kas tau labiausiai patiko, mes pakalbėtumėm kokybiškai, nes manau, kad irgi tada yra labai lengva prarasti ryšį, kai tu tiesiog kaip ir gyveni kartu, bet iš tikrųjų tu
nelabai bendrauji, nelabai tu turi gilių pokalbių apie tokių, kad nupirkit parduotuviai, nežinau, kiaušinių, ten vaikui šiandien buvo tas ir tas, bet tu iš tikrųjų nežinai, kaip tas žmogus jaučiasi ir manau, kad tai yra labai liūdna. Jeigu tu gyveni ir tu miegi vienose namuose, vienoje lovoje su to pačiu žmogumi, bet tu iš tikrųjų giliai stipriai net nelabai supranti, kuo jis gyvena ir kas sukasi jo galvoje. Ir po to žmonės sako, mes kažkaip netikėtai tapom kambariokais. Tai labai yra paprasta nueiti, nes pradžioje vis laik būna romantika. Aš labai sutinku, kad darbas skamba labai neromantiškai, bet tą darbą galim priimti kaip, pavyzdžiui, pasimatymas. Taip pat gali būti darbas, ne, paplanavimas, bet tai yra dėl jūsų. Klausyk, aš turiu tokį labai stereotipinį klausimą, nes aš pati jo labai sulaukiu dabar po vestuvių, tai yra apie vaikus. Ar jūs dažnai sulaukėt su kajam to klausimo ir ar turi, pavyzdžiui, pasirinkus kokį atsakymą atsakyti? Nes aš labai atvirai pasakysiu, kaip man buvo, aš galvoju, aš žodžiu nieko nebeslėpsiu ir kažkada vieną vakarėlę metu paklausė, ar neturit, kodėl neturit ir sakau atvirai, pasakysiu, man 29 metai, aš dar net nepagalvoju. Aš žinau, kad tikrai noriu, aš myliu vaikus, viskas bus tvarkoje, gal po poros mėnesių norėsiu, bet aš sakau labai atvirai ir kažkaip tada tos moters paklausiu, tai kiek tau metų buvo, kai tu susilaukai, sako 32, sakau taip, tai va, o man sakai taip. Kaip tu reaguoji tą klausimą? Žinai, aš reaguoju iš tos klausimus labai natūraliai, nes suprantu, kad jie žmonėm kyla ir tikrai, nežinau, tam pačiam Instagrame sulaukiu kažkokių klausimų, bet aš apie tai ir kalbu labai atvirai, kad kam yra įdomu, mes vaikus planuojame turėti ateityje, tai nesame ta pora, kuri galbūt nenori iš viso turėti vaikų, tai čia yra viskas labai atvirai ir labai yra paprasta, tačiau aš taip esu numačiusi, kad ir tą irgi atvirai galiu dėlioti, kad man kokie metai po vestuvių dar yra tas laikas, kai aš noriu tiesiog, kad mes pabūtumėm ar ne tie metai kaip šeima ir tada aš manau, kad bus labai geras, tinkamas etapas. Tai vėlgi, žinai, čia, taip sakant, tu planuoji, Dievas juokiasi, tai pasižiūrėsime, kaip viskas susiklostys realybėje, bet dabar aš esu tokį nusimačius scenarijų ir aš kažkaip gal labai čia kažkokių intrigų nekeliu, kad tai o gal jau laukiasi, gal... Ne, labai atvirai, tokie yra mūsų planai, žiūrėsime, kaip mums seksis, galbūt jie pasikeis, nesijaučiu absoliučiai įsipareigojusi nei savo Instagramo sekėjų, nei žurnalistų, nei dar kažkam, kad jeigu dabar galvoju, kad po metų galbūt norėsiu pradėti procesą, kaip sakau, galbūt mano nuomonė pasikeis ir tai bus mano ir mano vyro sprendimas, o ne kažkieno kito. Ir galiausiai tuos vaikus augins aš ir mano vyras, tai nemanau, kad kažkiek kiti žmonės iš viso turėtų kažkaip tai leisti savo įtakoti ar leisti savo pasireikšti, kokia yra jų nuomonė, kaip mes turėtumėm elgtis, nes režimė tai yra mūsų sprendimas. Tai aš to nuomonių kažkaip esu labai, nežinau, taip kažkaip... Manęs nuoširdžiai visiškai nedomina, ką kiti žmonės mano, kada mes turėtumėm turėti vaikų. Mes tada turėtumėm turėti vaikų, kada mes to norim ir manau, kad yra labai svarbu iš tikrųjų norėti. Todėl, kad, pavyzdžiui, jeigu prieš kokius 2 metus aš būčiau tikrai sakius, kad nei kiek nenoriu, dabar man būna tokie momentai, nei kiek nenoriu tuo metu, nei iš esmės, o nei kiek nenoriu tuo metu. Dabar tiesiog natūraliai matau, kad tai yra ir manau, kad tai yra fazė, ar ne? Mano draugų tarpe, artimiausių draugų rate niekas kol kas neturi vaikų, pas mus yra vestuvių laikotarpis. Ir tada tai natūraliai keičiasi, ar ne? Dalis jau jūs jau pradeda šnekėti, kad kada turėsim vaikus, tas pokalbis jau ateina, tada kažkur jau lauksis, tada tu ir pati galvoji, kad gerai, aš dabar taip judu, bet jau kažkokius pamatai, nežinau, galbūt vaikelio kažkokia nuotrauka, galbūt kažkas kalba apie tai ir tu jau galvoji, geras, man būtų įdomu. Tai aš labai noriu gimdyti vaiką ne todėl, kad, nežinau, mane spaudžia visuomenė, o todėl, kad aš nuoširdžiai noriu, nes tai yra, nežinau, didžiausias, nuostabiausias gyvenimo ir projektas ir atsakomybė ir aš labai noriu jausti tą tokį begalinę, nežinau, nekantrumą, kad aš to labai laukiu. Jo, tada reikia daryti, kada tikrai nori, ne dėl tada, kai pasako visuomenė, ne? Bet, pažiūrėjau, tu turi kažkokių, tarkim, baimių, pamastymų, kad vis tiek tu stabdo, nenori, bent jau metam pirmiem tikrai. Ir, pažiūrėjau, aš natūraliai taip pat pagalvoju, kad kaip gaila, kad pirmus metus, va taip jau yra, kad, vaikui mama yra viskas ir ko gero vėliau, bet ir, tikrai yra tokių minčių, kad, blemba, kaip čia įdomu būtų. Pagalvoji, pažiūrėjau, apie tai ir tau, nežinau, galėtum, pažiūrėjau, atidėti metam visiškai savo, tarkim, šį glowing klubą, kažkur taip iš šono ir galvoti, gerai, mano projektas dabar yra tiesiog vaikas, o gal ir 2, gal 3 metus, 100% dėmesio tik tai jam. Ką tu galvoji apie tai? O, jūs, žinok, aš jau dabar apie tai galvoju, nes aš esu planuotoja numeris 1 ir jeigu aš ruošiausi taip savo vestuvėm, kurios tiesiog žinau, kad yra laikotarpis, tarkim, mėnuo, aš taip leidau savo tokį mėnesį turėti, kad aš noriu sau leisti būti toje emocijoje. Aš labai nenoriu, kad aš tik baigiau darbą ir tada čia mes skrendam į vestuvių laikotarpį apie tai galvoju. Aš žinau, kad aš noriu turėti mėnesį, kokias 2 savaitės iki vestuvių, kad aš tiesiog sau leidžiu visiškai easy gyventi ir vėliau turėti tą savaitę vestuvių, kadangi mūsų vestuvės buvo užsienyje, mes tenai buvom vestuvių vietoje savaitę, mūsų šeimos buvo savaitę, tai buvo toks tikrai ne vienas vakaras, buvo toks ilgas renginys, sakykime, plus po to mes iš karto skridome į Maljorką, ten turėjome laiką kartu, tai aš iš tikrųjų buvau nusimačius, kad aš noriu tokio labai lengvo mėnesio, o mano gyvenimas yra toks intensyvus, kad man mėnuo ir
neramus, yra misija neįmanoma iš esmės, bet kadangi aš žinojau, aš buvau savo labai gerai įsigryninusi, kad man šiais metais ir tarkim, kai aš rašiausi tikslus savo metų, vienas iš tikslų, ką aš buvau pasirašiusi, tai buvo fantastiškos vestuvės ir fantastiškas mergvakaris ir aš tą fantastišką ir apsirašiau taip, kad aš tuo metu negalvoju, kad man kabo kažkokie darbai, aš esu pilnai besimėgaujanti visomis emocijomis, aš esu pilnai tenai ir aš visiškai įsivaizduoju, kaip tai turi atrodyti ir tada, kai mes dėliojamės tam tikrus darbus ir projektus, ar ne, kažkokie, tarkim, nauji produktai, kuriuos mes paleidžiam. Aš iš karto mačiau, kad tuo laikotarpiu tai nebus kažkas ties, ko aš labai stipriai dirbsiu, nes tai yra laikotarpis apie kitus prioritetus ir tada taip viskas ir iš tikrųjų susidėlioja, kadangi aš buvau nusimačiusi viską iš anksto, bet tikrai, žinau, aš buvau viską susiplanavusi tikrai labai gerai. Aš tam vestuvių laikotarpį buvau labai gerai pasiruošusi. Visa mano komanda žinojo, kokiais laikotarpiais man nerašyti, jeigu rašyti dėl kokių klausimų, aš buvau iš karto apmašius, kokios problemos gali iškilti, kaip jas spręsti. Tarsi buvo full on preparation. O, pavyzdžiui, tą savaitę, kai jūs buvote ar ne jau ten nuvažiavę į tą visų vietą, buvo kažkas, kas nepavyko, arba, pavyzdžiui, neplanuotai. Viskas buvo okei, oras fantastiškas, ne vis tiek, ne Lietuva, bet viskas buvo tobula. Viskas buvo tobula, tikrai viskas buvo taip, kaip buvau, žinai, pasiruošusi ir tai man leido lygiai taip pat, kadangi aš buvau darbus, kurias reikia pasidarius iš anksto, kitus nusidėjus kažkur į šoną, aš taip sau leidau tiesiog mėgautis to laikotarpio ir dabar natūralu, kad, pavyzdžiui, kaip ir sakiau, aš tikrai nežinau, neplanuoju vaikų ten artimiausius kelis mėnesius, ar ne, bet tikrai tuo pačiu ir neplanuoju jų po 5 metų. Tai reiškia, kad tai vis tiek yra artimesnis, ne, laikotarpis, gal metai, gal 2, gal 3, kelių metų tarpe, aš tikrai matau save mama. Aš jau dabar galvoju iš tos perspektyvos, kaip būtų ir tarkim dabar aš susirūpinau tokiais dalykais savo įmonėje, kurie man nebuvo labai svarbus prieš tai. Tai yra, tarkim, tobula struktūra ir būdai, kaip aš komunikuoju su savo komandą. Aš sakau, iš tikrųjų ne vieną verslę moterį, kuri man yra įkvėpimas ir Lietuvoje, ir pasaulyje, kuri tapo mama ir man labai įdomu, nes jinai dalinasi informaciją, kaip jinai tvarkėsi savo komandą, kaip jinai tvarkėsi savo projektais, galiausiai pro kokias emocijas jinai ėjo, būdama ta verslininkė, kuri buvo visur on the spotlight, aktyvi, daranti projektus ir staiga tampa mama. Tai man yra labai įdomu ir aš dabar renkuosi tą informaciją, jau su idėja, kad man to prireiks, kaip aš tai susidėliosiu ir aš jau dabar nusimatau, kad jeigu aš turėsiu vaiką, pavyzdžiui, galbūt nežinau, po 2 metų, aš jau dabar dėliojuosi, kaip man turėti kompanijos struktūrą, kurioje viskas gali važiuoti be manęs, kaip tai galėtų atrodyti, kur tikrai yra tie dalykai, kur būtinai aš turiu būti ir aš suprantu, kad tokių dalykų yra mažuma. Beveik visur aš galiu sukurti sistemą, pasamdyti žmogų, padaryti tam tikrus dalykus. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu aš taip ruošiausi vestuvėm, tai kai jau artės reikalai link vaikų, pas mane, manau, tiesiog bus viskas kiek įmanoma maksimaliai sustiguota, pasiruošta, pagalvota. Plano kosmosas. Bet jo, nes aš neįsivaizduoju, kas nutiks. Ta prasme, mes turime, ar ne, mano pagrindinė veikla yra She's Glowing klubas, tai yra bendruomenė. Ten yra labai daug žmonių, ar ne? Tai yra netoli 2000 moterų, kurios yra tenai. Tai aš jamgi nepasakysiu, mergino, žinokit, man gimė vaikutis. Sorry, būsit nebemotyvuotas. Jo, bet ta prasme, dabar nieko nevyks. Tai taip nebus ir galiausiai tai yra man pačiai begaliniškai svarbi mano savirealizacijos dalis. Tai būtent todėl aš manau, kad aš tiesiog labai gerai apgalvosiu procesus, pasidarysiu darbus, pasiruošiu, susidėliosiu viską ir kadangi galvoju apie tai dar net nesilaukdama, tai manau, kad viskas bus gerai. Geras. Aš šiaip Dovilė, yra toks labai stereotipinis, nežinau, požiūris, posakis, tiksliau tariant, kad priešingybės traukia. Mes kažkada kalbėjom su savo vyrus, kaip ir nesąmonė, pavyzdžiui, kaip tik labai faina, kai yra bendri pomėgiai ir panašus dalykai, gyvenimo būdas. O kaip yra pas tave ir ką? Jūs esate skirtingi ar daugiau panašus? O gal tam tikrose srityse? Kaip ten? Žinai, kai mes pažinom ir aš visą laiką buvau toks žmogus uraganas, aš pilna minčių, idėjų, aš tokia, garsia kalbė, aktyvistė. Ir prisimenu, pažįstu su juo ir tikrai jis toks labai galantiškas vyras, toks, tikrai labai toksai su faino manierom. Ir prisimenu, aš buvau pirmą kartą namuose, kuriuose dabar jau yra bendri mūsų namai. Ir aš niekada nepamiršiu tos istorijos, kai aš atėjau ir pas mus virtuvėje yra tokia didžiulė sala, ar ne? Aha. Ir aš matau, kad tos salos kampe yra tobulai sudėlioti visi daiktai. Čia yra Kindle, čia yra raktai, čia yra akiniai, čia yra ten dokumentai kažkokie. Viskas pas jį ir kai jis yra paimama, grįžta į lygiai tą pačią vietą. Tai jis yra visiškai sustobula struktūra, pas jį viskas yra sudėliota gražiai, tvarkingai.
Ir iš pat pradžių aš tikrai galvojau, kaip bus, nes aš galvojau, kad gal aš tas žmogus, uraganas, viesulas, jį tiesiog erzinsiu, o man atrodys, kad kažkaip per nesąmonę, kodėl viskas turi būti taip sudėliota į lentynėlės. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad jisai būdamas su manimi, galbūt irgi pamatė, kad, nes jis dažnai, ta prasme, aš esu tas žmogus, aš turiu idėją, aš pradžiai ją eisiu ir vėliau galvosiu, kur aš čia įsivėliau ir ką čia dabar su tuo reikia daryti. Tai bent jau seniau aš buvau visiškai tokio tipo žmogus, visiškai, o jisai ne, ta prasme, čia būtų visiškai ne jo dalykas. Tai aš manau, kad dabar jisai būdamas su manimi galbūt pamatė, kad nebūtinai viskas turi būti sudėliota iki smulkiausių ten dalykų ir apgalvotas kaip kiekvienas žingsnis, o aš kaip tik pažiūrėk, aš tu ką tik pasakojau, kaip aš ruošiausi vestuvėm ir kaip planuoju ruoštis savo motinystei, ar ne, ir jau dabar apie tai pagalvoju. Tai aš kaip tik būdama su juo įgavau daug struktūros, pamatymo, kad galbūt vis dėlto tas planavimas yra geras ir naudingas dalykas, bet tai nebuvo taip, kad mes bandėm vienas kitą keisti, bet aš manau, kad tik jis matydamas ir jis dažnai ir sako, wow, sako, aš žinai prisimenu tas pats, nežinau, She's Glowing, jisai matė, kaip aš apie tai kalbėjau, tada jisai matė, kaip tai buvo, nežinau, mini projekčiukas, tada jisai matė, kaip dabar yra, ir jis dažnai sako, eina savo, sako, tu realiai tiesiog ėjai tai kaip į ugnį ir sakai, bet kažkas bus ir tada, žinai, jis pradeda irgi matyti ir tikėti, kad, wow, tai įmanoma, kad gal neturi būti viskas, nežinau, pagal korporatyvą sudėliota. Ir būtent taip, o aš kaip tik pamačiau, kad, tai vis dėlto tas struktūros turėjimas, tas procesų sudėliojimas, tai reiškia yra vidinė ramybė, tai reiškia yra aiškumas, tai reiškia, kad jeigu seniau būdavo taip, kad kur mano tas ir tas daiktas, o ką jūs visą laiką žino, kurio visi daiktai, ir aš galvoju, tai yra šaunu, nes tai taupo laiko ir man patiktų žinoti, kur yra mano daiktai, kur yra kokie mano dokumentai, kur mano kompiuterėje viskas yra. Tai tiesiog aš manau, kad stebint kito žmogaus dalykus, kuriais tu žaviesi, tada tu galbūt pats natūraliai galvoji, jeigu aš integruočiau tai į savo gyvenimą. Tai aš manau, kad tai, ką aš tau kalbėjau, kad aš dabar taip domiuosi struktūra, laiko planavimu, iš esmės produktyvumu, aš manau, kad tai yra, kaip pasakyti, ir netiesioginė, ir tiesioginė Kajaus įtaka. Ne todėl, kad jis mane pasisodinęs mokino tų dalykų, bet todėl, kad jis mane įkvėpė pradėti to domėtis. Blemba, geras. Kokie, atrodo, skirtingi žmonės, bet vis tiek kažkaip natūraliai per laiką, ne? Į bendrą tą indą kažkaip susisieja. Dovilė, aš vieno interviu metu girdėjau tokį klausimą, tau kaip ir užduota, kad, šiaip keistai nuskambėjo, bet manau, kad daugelis taip gali pagalvoti apie tai, kad kaip tau pasisekė, nes neva susiradai labai gerą vyrą, turminį Kempinski vadovas ir panašiai, bet mes turim tokią pat šalia jos stiprią moterį verslę, kuri turi netgi savo verslą, ne? Taip. Man buvo labai keista, nes aš kažkaip gyvenime net negalvoju apie tave taip, kad kaip jai pasisekė, nes aš žinau, kad ko gero taip pat pasisekė, esate du stiprus žmonės. Bet iš tikrųjų tu manai, jauti iš žmonių aplinkinių moterų, nežinau, ar vyrų, kad kaip čia tavo neva pasisekė, yra pas mus to ir neva tu čia dabar gal dirbti nebeturėtum ir panašiai, kas skamba, aš suprantu, labai kvailai, bet man labai įdomi tavo nuomonė. Žinai, iš tikrųjų, bent jau kažkaip nežinau, žinok, man atrodo, kad žmonės ant tiek manęs neįsivaizduotų kažko nedarant, kad niekas, man atrodo, net nekvestionuoja iš to klausimo visiškai, nes tai nebūtų mano identitetas. Tai yra vienareikšmiškai toksai dalykas ir aš tik labai džiaugiuosi, kad vyras tai, kaip pasakyti, išveža, nes aš manau, kad ne kiekvienam tai yra. Taip. Vienareikšmiškai ir aš puikiai prisimenu ir prieš tai mano turėtose santykiuose, kai mano antrai tuometiniai pusiai patiko, kai galbūt viešumoje kažkas pagyrė, kad Dovilė, čia kuria verslą ir taip toliau, bet realybėje, kai tai reiškia, kad jeigu tai yra kažkoks galbūt, nežinau, vakaras, kada jam norisi pačilinti ir pasižiūrėti Netflix'e kažką, o man tai reiškia, kad aš bandau savo verslą pradėti ir aš turiu pasirinkti kitus dalykus, jį tai erzino ir tai buvo nuolatiniai priekaištai man, kodėl. Tai iš tikrųjų aš manau, kad tą išvežti reikia, nes, nežinau, pavyzdys vakaras, 9 val. Vakaro, Dovilė ten susirado naują programą ir jai būtinai reikia turėti skambutį 9 val, nes visiškai kitos laiko zonos, ten Amerikoje yra būtent ta įmonė, su kuria aš turiu kalbėti, Dovilė 9 val, tu tenai kalba ir taip toliau. Ir, ta prasme, aš manau, kad vyrui reikia tai išvežti, aš dažnai turiu įvairius renginius, aš grįžtu vėlai, aš grįžtu pilna energijos ir tikrai kai kuriem gal yra toksai tipažas, kad jiem patiktų, kad ta moteris būtų labai, nežinau, kaip tik, kad jie galėtų jausis, gal, nežinau, tie visiškai ten lyderiai ir taip toliau, o aš, faktas, kad aš esu veikli, kad aš tokia nenustikstanti vietoje esu ir tam reikia stipraus vyro. Ir čia, pavyzdžiui, aš tiesiog net nekvestionuočiau to varianto ir tai yra net tai. Vienas iš dalykų, kas mane sužavėjo Kajuje, buvo vienareikšmiškai tai, kad jisai buvo motyvuotas, protingas, norintis tobulėti, norintis būti geriausia savo versija. Ir kodėl? Todėl, kad man tiesiog būtų tragiškai nuobodus kitokių vyrų.
Tiesiog, tai jeigu aš esu ar ne, aš noriu, ta prasme, turėti fainą gyvenimą, aš noriu vystyti dalykus, man yra įdomu apie tai kalbėti. Ir žinok, aš grįžtu namo ir vyras sakytų, o tai kam tau čia reikia? O tai gal tu iš viso suras darbą? Arba nežinau, tarkim, būnagi ir versle kažkokių situacijų sunkesnių. Ir žinok, čia žmogus sakytų, seniai sakiau, kad taugi samdomą darbą reikia eiti. Tai ką aš su tokiu vyru veikčiau? Tai faktas, kad tiesiog tada manau, kad tokia moteris, kuri yra veikli, kuri kažko nori iš gyvenimo, jinai neturi kitų variantų. Arba jinai, nežinau, yra viena, arba jinai yra su lygiaverčiu partneriu, kuris yra irgi užsivedęs ir yra tikrai ne inkaras jos, o kaip tik ta saugi erdvė ir nežinau, palaikymas. Ir įkvėpimas. Pliam, žinok, dabar kaip tik atėjo man toks klausimas. Kažkada irgi turėjom draugų kompanijų diskusiją ir sakau, pažiūrėkit, vat yra ta moteris, visos labai kietos, verslios, bet jos yra vienišos ir visada tas klausimas, kodėl tai būna. Tai iš tikrųjų, kaip tu manai, labai sunku vyram pavežti, ko gero, ne tokias moteris, kad blemba ir ego, ko gero, šalia vyrui, šalia tokios moters krenta. Ir moteris turi aukštus lūkesčius natūralu. Lygiai taip pat, ar ne? Todėl, kad tu irgi, žinai, kaip pasakyti, tu savim, nežinau, pasitikė, tu žinai, kad tu gali, žinai, nežinau, žodžiu, tau reikia to partnerio iš esmės, kuris, praturtintų tavo gyvenimą ir tu žinai, kad, aš neapsistosiu su kažkuo tiesiog iš bėdos ar panašiai ir mano aplinkoje visos yra tokios moteris, ar ne? Jos visos nori, ta prasme, lygiaverčių partnerių. Taip. Ir nori žmogaus, su kuriuo galėtų, nežinau, kartu versti kalnus ir manau, kad tai yra nuostabu, absoliučiai nuostabu, kai jūs kažką kartu sukūrėt, kai jūs galite, nežinau, pakalbėti apie idėjas ir visokias mintis ir aš manau, kad tikrai tai yra, iššūkis moteriai rasti vyrą, kuris lygiai taip pat kaip ir vyrui. Bet aš manau, kad abiejom pusėm. Ir aš lygiai taip pat, mes tarkim su Kajum turim draugų, kurie irgi yra labai sėkmingi, labai protingi, labai nuostabūs vyrai ir jie lygiavertiškai sako, o aš negaliu rasti moters, su kuria aš galėčiau pakalbėti ir apie galbūt savo kažkokias veiklas ir kuri būtų ir protinga, ir graži, ir motyvuota ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia yra iššūkis visiems rasti tą, ir ne tik, kad čia, nežinau, moteris turi bandyti rasti tą vyrą, aš manau, kad lygiai taip pat ir vyrui yra iššūkis. Ar ne, rasti lygiavertę partnerę. Jo, ir kad tu galėtume eiti per gyvenimą kartu. Tai manau, kad tai yra, nežinau, begalinė dovana ir todėl grįžtam prie to paties, kad negalima to priimti kaip savaime suprantamo dalyko. Faktas. Dovilė, pavyzdžiui, kartu su Kaju prieš vestuves turėt kažkokių pokalbių tam tikrom temom. Ir, pavyzdžiui, tikrai nenoriu klausti, kaip pasiskirstėt savo šeimos biudžetą, bet, pavyzdžiui, finansai yra viena iš tų temų ir, pavyzdžiui, galiu pasidalinti ir pati, kad mums su Tomu buvo tai labai svarbus klausimas, nes atrodo kaip ir labai aišku, kaip gyvenam, kaip bet galvoju, o Dieve, kaip čia bus, pavyzdžiui, kaip bus motinystė ir panašiai, ir kokie, nežinau, nenumatytos situacijos. Tai buvo, kad mes tiesiog atsisėdom vieną dieną, pasiėmėm telefonę notes savo, įsitraukėm ir kažkaip apsikalbėjom. Ir iš tikrųjų buvo labai nepatogu, nors kalbam apie viską, bet blemba pasirodo, kad apie pinigus nėra lengva kalbėti. Bet čia yra tik tai viena iš temų. Ar, nežinau, jūsų atveju taip buvo panašiai kaip pas mus? Taip, žinai, viena nuostabiausių porų, kurias aš pažįstu, tai yra mano brolis su savo žmona. Jie turi tiesiog, neįtikėtinus santykius, tikrai yra visiškai poros pavyzdys. Ir man labai patiko, kai jie kalbėjo, jie susitokė 5 metais seniau negu mes, tai prieš 5 metus. Ir man labai patiko, kaip jie pasakojo, kad jie būtent prieš santuoką turėjo tokį pokalbį, kada jie aptarė ir finansinius reikalus, bet ir daugybę kitų dalykų, ar ne? Pavyzdžiui, toksai yra dalykas, kaip tu iš esmės matai, tai ką turėtų daryti, ar ne, tarkim, moteris, kai yra vaikai, ar tai yra tik moters atsakomybė, ar ne, galiausiai kaip mes tai matome. Ar mes iš viso, ar mes, tarkim, norime turėti auklės, ar mes esame ta šeima, kuri savo, kad mes tik tai vieninteliai prižiūrėsim, ar ne, ir visą kitą. Tada galiausiai, kokio pobūdžio atostogos mums patinka. Nes jeigu tavo vyras įsivaizduoja tobulas atostogas tik tai slidinėjimą, o tau tai yra tragiškos atostogos ir tu nori gulėti saulytėje visiškai kažkur kitur, tai irgi jau bus susikirtimas, kaip mes tokią situaciją spręsim. Galiausiai, žinai, irgi niekas nežino, kaip galėtų atrodyti, žodžiu, čia yra begalė, labai nenori gal net plėstis, bet yra tiek daug temų, kurias reikia aptarti. Ir aš asmeniškai tiesiog buvau susiradus vėlgi per Google, tiesiog klausimus to discuss before marriage, pasižiūrėjau, kurie yra galbūt tokie aktualesni. Ir mes, kadangi dažnai turim road tripus, važiuojam ilgai ir, žinok, tokiu pobūdžiu mes su kalbėjom, tokie, sakyčiau, kaip tik gal ir neformalia forma, bet to pačiu ir įsišneki, žinai, tuo metu. Tai nebuvo galbūt tas kažkoks įpareigojantis pokalbis, kad susėskim, žinai, dabar turim pasikalbėti, mūsų prieš santuokinis pokalbis, nes taip atrodo iš karto, toksai būtų, oh my god. Tai ne, tai aš labiau norėjau tai padaryti tokia, kaip ir, žinai, atpalaiduojančią patirtimi, tokiu nuoširdžiu pašnekesiu, bet manau, kad tai yra tikrai labai svarbu. Ir vėlgi, žinai, tu nežinai, gal žmogui pasikeis situacija. Ir tarkim, ir šiai dienai, man atrodo, kad aš labiau norėčiau turėti vieną vaiką, Kai atrodo, kad jis labiau norėtų turėti du vaikus, bet mes abu esame atviri. Aš sakau, gal aš turėsiu vieną ir man tai patiks, kad aš sakysiu, važiuojam, o jis sako, o gal mes turėsim vieną ir aš galvosiu, to vieno pilnai pakanka. Tai va, žinai, yra dalykų, kur mes nebuvo, kad va, tikrai, nežinau, 2 vaikučiai, ten tarata. Ne, buvo dalykų, kur mes matom galbūt kažkiek skirtingai, bet esam open
žiūrėti, kaip, žinai, kaip mums atrodys vėliau. Ja. Dovilė, aš norėčiau pakalbėti savim apie pasitikėjimą, ar ne? Taip iš šono žmonės gali galvoti, moteris, kurios tave sakė, kaip be pigų jie kalbėt, gal visą gyvenimą tai buvo. Iš tikrųjų, tai visą gyvenimą buvo, kad tu labai pasitikėjai savimi. Tikėjai savimi. Žinai, dėl to pačio tikėjimo savimi, tai aš manau, kad čia yra labai didžiulė tėvų įtaka. Ja. Aš manau, kad vienareikšmiškai yra labai didžiulė tėvų įtaka, nes įsivaizduok, jeigu ar ne, nežinau, vaikas nuolatos girdi, kad jisai, nu tai ką čia padarėjai, kas čia, nu taip, va tu čia taip padarėjai, nu kas čia, nu bloga mergaitė, nu kaip galima taip elgtis, tai kaip, ką tu girdi ir kokį tu vaizdą apie save formuoji. Tu įsivaizduoji, ar ne, kad tu esi kažkokia nevykėlė, kad tu esi kažkokia prasta ir taip toliau. Ir manau, kad tai tikrai gali labai žalot vaiką ir labai yra įdomus dalykas. Jau aš iš tikrųjų įsivaizduoju, kai aš būsiu mama, man atrodo, bus pats įdomiausias dalykas, nes aš tai matau kaip projektą, man yra taip įdomu, matyti, kaip tam, nu aš tikrai labai eksperimentas. Tikiuosi jo, kad gal eksperimentas, nu aš bent jau tikrai labai stengsiuosi pasiruošti tam eksperimentui, bet iš esmės taip, nes tikrai nieks tobulai nežinom, ar ne, ką daryti. Bet man atrodo labai įdomus tas procesas ruoštis ir galvoti ir tikrai ugdyti tokį sąmoningą ir savimi pasitikinti vaiką. Man atrodo, tai labai labai svarbu ir tai vienareikšmiškai bus vienas iš mano prioritetų, nes man pačiai labai padėjo tai, kad mama labai visą laiką tikėjo mano idėjom. Ir tikrai, na tarkim, puikus pavyzdys ir aš taip prisimenu puikiai, kai aš jau turėjau, tarkim, vestuvių verslą, ar ne, ir atrodo buvo galima ir su tuo verslu viską tęsti, bet mano svajonė buvo She is Glowing. Ir nuoširdžiai tuo metu aš net nelabai galėjau atrasti kažkokį palyginimą, nes mes buvom rinkoje lyderiai, tai prasme pirmieji, kurie kažkokį projektą pasiūlė ir nieko panašaus nebuvo ir aš vis tiek mamai nuolatos sakydavau, kaip aš noriu, aš įsivaizduoju, kad bus moteris ir įsivaizduoju, kad čia padaryti tokią platformą, bet žodžiu, faktas, kad aš nieko tenai realiai nesupratau, ką aš padarysiu ir kaip visą tai atrodys. Ir juk ji tada irgi kaip ir gero linkėdama galėjo sakyti, bet dukrytė, pažiūrėk, tu jau turi vieną sėkmingą verslą, tai gal Lietuvoje tą patį daryk, tai čia jau bent jau aišku, kaip tuos pinigus uždirbs ir kaip ir kas atrodys. Vietoj to tiek vaikystėje, tiek ir vėliau, kas irgi yra nemažiau svarbu, net ir kai tai yra, nežinau, 20 metų, girdėti, kad faina, tikrai, ir ta prasme, kas dar, jeigu ne tu, tikrai įsivaizduoju, kad tu tai padarysi, eina savo dabar, kai reflektuoju, kiek man tai daug reiškia tada, nes, na, tikrai tuo metu tu pas dar turi daug abejonių ir jeigu dar žmogus, kuris tau yra toks didelis autoritetas gyvenime, žinai, sakytų, kad gal nereikia, tai tikrai tai gali stipriai nusodinti. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kad mano mama visą laiką buvo tas žmogus, kuris tikėjo visom mano idėjom, kuris tikrai labai palaikė ir aišku, gal ir nebe pagrindo, nes aš tikrai ir imdavau, įgyvendydavau, tikrai visą laiką stengdavausi. Bet tas tikrai buvo labai labai svarbu. Tai aš ir savo vaikams tikrai labai noriu ugdyti tą pasitikėjimą savimi, ugdyti tuos, labai gražiai pasakius yra mano mama, ugdyti tuos sparnus, nes kai vaikas užauga su sparnais, tai tada jisai daug labiau ir tiki, kad jis tikrai bet kokį iššūkį gali perskristi ir ant bet kokio kalno gali nuskristi, kurį tik tai nori pasiekti. Tai man tai atrodo labai labai svarbu ir aš esu beprotiškai dėkinga savo mamai, kad jinai man tikrai tuos sparnus užaugino ir leido tikėti savimi. Tai faktas, kad tų situacijų yra buvę visokių ir tikrai mano pasitikėjimas buvo nukritęs savimi, kaip ir sakiau, tuo įsiskyrimo laikotarpiu, kai tikrai atrodė, kad aš manau, kad tuo metu mano savivertė buvo žemiausiai nukritusi, nes man atrodė, kad reiškia, aš ir nevykusi antroji pusė, jeigu mane išmainė į kitą ar ne. Ir tuo metu atrodė, kad tas mano verslas Tenerifėje, aš kažkaip, nežinau, tuo metu buvo keletas metų po universiteto baigimo, mano didžioji dauguma draugų vystė sėkmingas karjeras kažkokiose tarptautinėse kompanijose, o man atrodė, o dieve, čia aš su kažkokiu naujai pradėtų verslu Tenerifėje, iš viso, kaip čia viskas atrodys, esu ryškiai nevykusi antrą pusę, tuo metu man atrodė labai baisu, mes skiriam, kai man buvo 25 metai ir mano tuo metu geriausia draugė tuokėsi ir man atrodė, o dieve, aš čia įsiskyrusi nevykėlė ir žodžiu, tai tuo metu aš tikrai mačiau apie save tokį kaip ir, nežinau, blogiausiai įmanomą paveikslą, bet aš jį susilipdžiau pati ir tiesiog galbūt pasidariau netinkamas išvadas iš tų situacijų, kurios vyko tuo metu mano gyvenime ir dabar žvelgiant atgal, aš esu beprotiškai dėkinga už tas patirtis. Esu dėkinga, nes tikrai tik supratau, kad tas, tarkim, darbas korporacijoje niekada nebuvo mano kelias ir lygiuotis man, kad tuo metu mano, nežinau, aš turiu kažkokią nedidelę įmonę, o mano draugai dirba tarptautiniai kompanijoje, nuostabu ir čia visiškai nereikia lyginti, nes jų kelias yra toks, mano kelias yra visiškai kitas. Tai labai, džiaugiuosi, kad dabar galiu tai reflektuoti. Tie santykiai, kurie tuo metu pasibaigė. Jėzau, ir mes su vyru dažnai juokiame, sako, aš pamatyčiau tavo eksą, aš jam, sako, alaus nupirkčiau ir sakyčiau, ačiū Dievui, tai ją tada paleidai. Tai žinai, kaip tai vėliau žiūri ir galvoji, kad kaip viskas gerai susiklostė, nors tuo metu atrodė, kad, prasta situacija ir 25 metų su kažkokiu čia, nežinau, dar tuo metu tikrai verslas nebuvo toks, ar man 24, 25 buvo, nebuvo toks, žinai, iš
tobulintas, sakykime, kaip yra dabar. Ir buvo tik viena veikla ir tos skyrybos, ir žodžiu, tikrai tuo metu mačiau kitokį vaizdą. Tai va, tas buvo taip stipriai kažkaip trenkė į man tokį, žinai, taip trinktelėje buvo per savivertę labai stipriai ir kas man labai labai padėjo tuo metu ir kas, manau, tikrai yra pamatas ryšys glowing, tokių pirminių minčių, nes tuo metu, kai man pačiai labai trūko tikėjimo savimi, bet aš jau mačiau, kad mane labai domina verslas, aš pradėjau labai daug skaityti knygų apie verslės moteris ir tai pagrindė buvo biografinės knygos, man buvo labai įdomu ir visose tose knygose aš mačiau, kad kiekviena iš tų moterų turėjo savo etapus, kada jų savivertė buvo labai stipriai kritusi, kada jos turėjo kažkokias situacijas labai prastas ir aš mačiau, kaip jas po to atsitėse ir man pačiai tai buvo begalinis tikėjimo šaltinis, kad reiškia dabar, kaip čia yra pas mane gyvenime, tai čia tikrai nereiškia, kad čia, aš nežinau, blogai viskas ir bus ir kad čia yra tik tai etapas, nuo kurio aš neišvengiamai pakilsiu ir aš visą laiką negalvodavau, kad aš noriu, kad tai pasikeistų, aš sakodavau, kad aš noriu, kad tai kuo greičiau ir aš net nekvestionuodavau, kad tai kažkada pasikeis, tiesiog galvodavau, kad noriu, kad kuo greičiau aš vėl jausčiau ir visi tie mano magiški žodžiai būdavo vidinė ramybė. Vat aš labai visą laiką galvodavau, kad labai noriu jausti tą vidinę ramybę, nes man atrodo, kad iš esmės vidinės ramybės jausmas yra absoliuti gyvenimo siekimybė. Nes laimė yra emocija, kuri gali greitai pasikeisti, nežinau, ten finansinė nepriklausomybė irgi gali, arba nebūtinai jinai dovanoja vidinės ramybės jausmą. O man atrodo, jeigu tu iš tikrųjų eini miegoti su ramiamis mintimis, jeigu tavo galvoje ir viduje yra ne chaosas, o ramybė, tai yra man pati gražiausia būsena gyvenime. Labai graži mintis. Tiesiog vidinė ramybė, ne? Vidinė ramybė, vienareikšmiškai. Vėliau, pavyzdžiui, aš suprantu, kad labai daug moterų tave pagiria, ne? Veikli, faina, graži, komunikabili, daug komplimentų. O kiek tu pati savo pasakai? Aš tai, žinai, kaip tu pasakai, kad pagiria kitos moteris, aš tai daug dažniau matau tas savybės kitose moterise. Rimtai? Tikrai. Ir tarkim, labai dažnai, tarkim, ar ne, tam pačiam She's Glowing, kažkokia moteris ten ir kažką sako, o žiūriu, aš galvoju, Jėzau, ta prasme, tu esi, dar gražesnė, tu esi dar, žinai, iškalbingesnė. Tai tikrai, žiūrint, aš labai dažnai matau tas savybės kitose moterise ir aš tikrai labai žaviuosi jomis ir dažnai ir vienoje kitoje aš kaip tik stabteliu ir pagalvoju, wow, kaip tai yra, nežinau, mano nuomonė iš viso lietuvaitės yra absoliučiai nuostabios. Labai talentingos, labai darbščios, labai daug įdedančios širdies į tai, ką jos daro. Tai aš tikrai labai žaviuosi ir aš labai džiaugiuosi, kad mano veikla man leidžia bendrauti su moterimis ir pamatyti, kokias nuostabios jos yra. Tai tikrai tą sakau iš visos širdies. Man tai yra begalinis įkvėpimo šaltinis. Koks požiūrio kampas, nes, pavyzdžiui, tu žinai labai daug moterų, ne? Pavyzdžiui, jeigu, tarkim, 2000 moterų tavo klube yra, visos vis tiek yra plius minus verslios, ne? Tai verslus dar kažką ne vis tiek daro. Nebūtinai, žinok, verslios. Tikrai tai gali būti, aš gal sakyčiau, kad tai yra labiau tobulėti norinčios, aš pasakyčiau moteris. Okay. Nes, tarkim, visai neseniai irgi gavau laišką iš moters, kuris sako, aš dirbu pašte. Ir sako, aš visą laiką gavau, ar aš esu, kabutėse, pakankamai gera, prisijungti. Taip, nes aš neturiu savo verslo, ar ne, aš dirbu pašte, ar ne. Ir sako, aš prisijungiu ir sako, tai yra nuostabu, nes sako, aš matau, kaip dirba mano galva, kokias idėjas pasisėmė, sako, aš pasiūlau kažkokias iniciatyvas darbe, kur aš dabar esu, aš pradedu matyti platesnės galbūt galimybės. Tai nemanau, kad tai yra būtinai. Ir aš nenoriu, kad žmonės to matytų, kaip būtent verslių moterų erdvę, aš noriu, kad tai matytų moteris kaip erdvę tobulėti norinčią moterį. Bet tu matai, net aš tą stereotipą turėjau galvoti, klubas, kuris skirtas, žinai, verslo moteriam, viso dar verslus. Ir net jeigu tai būtų, jeigu tik verslai, tik tai būtų vis tiek, tai atrodo, kaip yra stipru, kad tu žiūrėk tas moteris, jų verslus ir nesakai, kad blemba, kaip kietai varo, kaip gal man reikėtų. Tu, man atrodo, džiaugies labai, kad tu įvertini. Nėra tai? Prasme, čia aš net nemoku pasakyti, kiek tai man atneša džiaugsmo. Ir tarkim, vienas iš dalykų, ką mes turim tokią Glow of the Month skiltį, kur iš esmės moteris gali dalinti savo istoriją, ar ne, visiškai gali būti, nežinau, paprasta moteris, gali Vilniuje gyventi, gali mažame miestelė gyventi, visiškai nesvarbu, jinai pasidalina savo istoriją, mes išrenkam vieną moterį, kurios būtent istoriją mes patys dalinamės per savo visus kanalus, mes tikrai turim didelį daugybės 10 000 pasiekiamumą ir taip pat mes bendradarbiavom su žiniasklaida Lietuvos ir jie tikrai dažnai pasiema būtent, ar ne, tas istorijas pasidalina jomis ir, ta prasme, tai gali būti kažkokioms moterims visiškai life-changing patirtis, ar ne, kad niekas, aš nežinau, aš taip stropiai dariau kažką, nežinau, gal šuniukam rūbus siuvau, ar ne, gal ten kažką kitą dariau ir staiga, moteris, ar ne, gauna kažkokią tai matomumą, gauna kažkokias galimybės, tai aš net nemoku apsakyti, kiek man tai kiekvieną kartą atneša laimės, aš net nežinau, man toks jausmas yra, kad aš esu amžinai užsihypinus ir tai yra pagrindė dėl tų emocijų, kurias aš gaunu, nes tai yra, tiesiog nerealu, arba to žinutės aš tikrai nusiskrinčiotinu ir aš skaitau ir aš galvoju, tai yra tiesiog nuostabu, arba kažkokios moteris sako, nežinau, mes susipažinom, mes kartu skridom į kelionę, tai buvo life-changing patirtis. Tai tiesiog, tikrai aš nuoširdžiai manau, kad man labai daug to laimės hormono būtent kuria mano veikla. Aš nežinau, I love it. Bet taip lempa būna, pažiūrėk, kad tu išeini iš savo, tarkim, verslo ribų ir
pradedi, tarkim, lyginti su kitom moteriam, ką jos kūrė. Aš nenoriu pasakyti, kad tu taip darai ir net nenoriu palinkėti, bet tiesiog labai įdomu, ar galvodama per savo verslą, galvoju ir apie kitus verslus to pačiu, tarkim, palyginę, kad norėčiau, kad būtų ir panašiai, nes visi sako, nesilyginkit su kitais, ne? Tiesiog priim kaip yra, save pranok, o kaip yra tau? Aš manau, kad iš esmės pasižiūrėti, kas yra įkvėpimas ir kas yra, nežinau, tau lyderiai, aš manau, kad tai yra labai svarbu ir iš esmės turėti ir aš manau, kad tai irgi labai priklauso nuo to, kaip tu tai žiūrėsi. Aš žiūriu tikrai nei vieną žmogų, kuris yra jaunesnis, pavyzdžiui, nežinau, keliais metais žmonė jaunesnė ir jinai jau turi multimilioninę, ar ne, kažkokią tai įmonę ir aš tikrai nuoširdžiai nejaučiu jokio pavydo jausmo, bet man yra labai įdomu klausyti tos moters podcastus ar perskaityti kažkokią knygą, nes man yra įdomu dalykai, ką jinai darė, kokios yra savybės, ar ne, kurios vienyje, tarkim, tokias moteris, ką aš galiu išmokti iš jų ir ką aš galiu pritaikyti savo versle. Tai iš tikrųjų aš tikrai su savo visom veiklom esu apsėsta to, kad aš noriu nuolatos patobulinti kažkokius dalykus, pagalvoti, ką mes galim padaryti geriau. Tai aš tikrai labai stengiuosi tas patirtis, kada aš perklausau kažkokių sėkmingesnių žmonių, ar ne, daugiau pasiekusių žmonių patirtis, tai tikrai man nuoširdžiai nesugeneruoja pavydo jausmo, bet man tai sugeneruoja kaip tik labai didžiulį motyvacijos tokį šuolį ir man tai sugeneruoja fainų minčių, ką aš pati galiu pasiimti ir padaryti. Ir iš tikrųjų, iš esmės, aš manau, kad turėti šalia žmonės tiek šalia fiziškai, tiek jeigu neturime fiziškai šalia tada podcastų pavidalu ar ne kažkokių YouTube video pavidalu, turėti žmonės, kurie mus įkvepia, man atrodo beprotiškai svarbu, nes bent jau man tai sugeneruoja emociją, kad kaip tik, kad reiškia tai yra įmanoma ir vėl tas pats galiu, o tikrai mačiusi ir dirbdama su tiek daug verslių moterų, aš labai dažnai matau, kad visų pirma problema, kuri pas jas būna, tai yra ne tai, kad jom net gal reikia verslo konkrečių žinių, o tai yra iš viso netikėjimas, kad aš galiu tai padaryti, vienareikšmiškai. O tarkim toks ribų praplėtimas, kai tu matai, kad moteris, kuri irgi galbūt yra iškilusi iš visiškai paprastos šeimos, tačiau jinai padarė tą, buvo tokie žingsniai padaryti ir visa kita, man tai labai labai padeda tikėti, kad tai reiškia yra tikrai įmanoma ir nėra taip, kad kažkas gimė su laimingais marškinėliais ir todėl tam žmogui sekasi. Ja, bet čia yra nuostabu, tai yra požiūrio klausimas. Tu gali pavydėti, bet tu gali, tarkim, pasimti kažką, ne, iš to žmogaus. Taip, vienareikšmiškai. Nuostabu. O, pavyzdžiui, Dovilė, kai tu, tarkim, darai savo verslą, prieš tai neturėjai verslą Tenerifėje, galbūt dabar dar neegzistuoja tas verslas. Taip, žinoma. Pilnai, ne, pilnai veikia, ne. Pavyzdžiui, kiek daug tu pagalvoji apie pinigus, nes, pavyzdžiui, yra žmonių tipai, kurie daro dėl pinigų, yra, kur pirmiausia yra idėja ir po to būna jau pinigai kaip rezultatas. Tai įdomu, kaip pas tave gyvenime. Aš taip kažkaip tikėčiau, kad antras variantas, kad pinigai kaip rezultatas. Bet žinai, aš irgi negaliu savęs ir priskirti prie tų verslininkių, kurios nereikia kažkokią idėją ir nebūna nieko pasiskaičiavusios. Tai aš tikrai tą prasme suvokiu, ar ne, kad verslas turi atnešti pinigų vienareikšmiškai ir dar ir todėl, kad tai yra natūraliai atsakomybė. Pavyzdžiui, aš negalėčiau turėti komandos, jeigu mano įmonė negeneruotų pinigų, o mano komanda yra tiesiog fantastiška ir aš noriu, kad jie gautų ne minimumą, o kad jie gautų padorias algas. Tai yra tokių tam tikrų dalykų, kur aš tikrai įsiskaičiuoju ir įsivertinu ir tikrai galvoju, kaip mes galime optimizuoti dalykus ir visą kitą. Tai tikrai tas yra irgi svarbus dalykas, bet man yra labai svarbu iš visų verslų. Aš tiesiog manau, kad tie pinigai, jie gali ateiti labai daug kur. Yra labai daug, nežinau, krypčių ir dalykų, ką galima daryti ir galima uždirbti tos pinigus. Tai man atrodo, kad tada yra tiesiog labai svarbu įsirinkti dalykus, nuo kurių tau tikrai ir labai dainuoja širdis, kas tau yra labai svarbu. Ir, pavyzdžiui, man yra labai svarbus dalykas, bet aš tą visą laiką žinojau, kad visą laiką man tai buvo labai svarbu. Žinai, kaip kažkokį, nežinau, po savęs noriu palikti dalyką. Tai aš visą laiką, atrodo, norėjau prisidėti prie žmonių kažkokių pozityvių pokyčių arba kažkokios, nežinau, geros emocijos. Ir man pirminis dalykas buvo vestuvės, nes atrodė, kad, o Dieve, kaip faina, kad aš galėsiu prisidėti prie tokios svarbios dienos, ar ne? Ir, tikrai tai yra ypatinga. Ir tuo metu mano finansinis tikslas buvo labai paprastas, tai buvo pakeisti tuometinę algą. Tai net nežinau, tai ir nebuvo miksas. Tai faktas, kad jeigu aš nebūčiau galėjus pakeisti savo tuometinės algos, aš nebūčiau galėjus turėti tos veiklos. Bet mano tikslas tikrai nebuvo, nežinau, stripti kažkokių kosminių pinigų, man tiesiog buvo, kad aš norėčiau realizuoti save, kurti žmonėms gražias emocijas ir tuo pačiu galėti iš to išgyventi. Jo. Vėliau, vystant su She's Glowing, vienareikšmiškai pirminis variklis irgi buvo, kad aš noriu sukurti erdvę, kur tikrai moteris galėtų tobulėti, kur būtų, nežinau, viskas žiauriai fainai. Ir mano buvo tokia mintis, pamenu, kaip aš ėjau į universitetą ir aš mačiau moterį su ausinukais, jinai ėjo gatvė, buvo graži saulėta diena ir man buvo tokia mintis, kaip aš galvoju, būtų faina, kad moteris galėtų klausytis ne universiteto, nežinau, skaityti kažkokias knygas universitete, kurios dažnai yra ir pasenusios, ir dėstytojai dažnai yra neįkvepiantis, o aš norėjau erdvės, kur viskas būtų
būtų modernus, šiuolaikiška, kur būtų, nežinau, va, dabar yra aktualu kažkokios marketingo tendencijos, mes apie jas dabar ir kalbam, o neskaitom, žinai, kažkokias senas knygas. Ir man buvo ta tokia vat, mintis, kaip tai galėtų atrodyti, kokia ta būtų platforma. Ir tikrai vienareikšmiškai mano pirminis variklis buvo tas, kad aš noriu sukurti platformą ir aš tikrai net nežinau, man buvo didžiausia baimė, ar žmonės Lietuvoje iš viso priims tokį dalyką, nes supratau, kad tai ir bus edukacinė, kaip pasakyti, tokia, na, reikės praeiti pro edukaciją. Žmonės be to gyveno, ar ne, ir dabar galvos, kam man čia to reikia, ar ne. Tai, bet ta pati idėja mane beprotiškai varė į priekį. Vėlgi, ar aš dabar turiu logiškai skaičiuotis? Faktas, kad aš turiu logiškai skaičiuotis. Mūsų visi kursai yra rašinėjami profesionaliai, mes mokame savo lektoriams, ar ne, mes turim visus šitus dalykus, mes norim dabar pastatyti website, kuris bus 5 kartus geresnis negu prieš tai turėtas. Tai aš manau, kad tuos dalykus suderinti yra labai labai svarbu, bet aš niekada neaukočiau kokybės vardan uždirbamų pinigų ir visą laiką dedu kokybę į pirmą dalyką. Nes tiesiog, Dieve, nu tai yra, nu, man labai labai yra svarbu, kad tai būtų tikrai produktai, apie kuriuos aš ir nežinau, kad mes kurtumėm tokius dalykus, apie kuriuos aš norėčiau, nežinau, šaukti nuo aukščiausių stogų. Ar ne, ir aš jaučiuosi tokia proud apie tai komunikuoti. Ir, pavyzdžiui, todėl man yra visiškai nebaisu, nežinau, reklamuoti ir komunikuoti savo produktą, nes aš juo tikiu. Jeigu būtų kitaip, aš negalėčiau šnekėti. Ir žmonės labai jaučia, kada tu bandai kažką pasakyti, nežinau, man dabar reikėtų parduoti dalyką, papildą kažkokį, kuriuo aš netikiu, puodelį, ar ne? Ir aš vat netikėčiau, aš nemanyčiau, kad tai žmogui yra gera vertė. Nu, tiesiog iš karto matosi, kad žmogus mala, kad jisai nežino, apie ką išneka, nenuoširdu. Iš karto matai, nenuoširdu. Tai vat, aš manau, kad todėl yra labai labai svarbu. Ir tarkim, kai mes sukūrėm tą patį She's Going klubą, ilgą laiką aš nedirbau iš viso su marketingu, mano pagrindinis dalykas buvo paleisti kažkokį tai produktą, gauti žmonių atsiliepimus ir patobulinti. Ir sakyčiau, gerus pusę metų tai buvo mano absoliutus fokusas. Turėti bent jau kažkiek žmonių, kurie tenai kažką darytų, kad aš galėčiau tobulinti. Ir tada, kai aš galvojau, kad, galvoju, dabar aš tikrai jaučiuosi užtikrinta, kad kas prisijungtų, jeigu naudosis platformą, gaus tikrai, ar ne, vertę. Ir nuo tada man jau buvo labai lengva apie tai komunikuoti, nes aš tikrai jaučiausi užtikrinta, kad produktas yra ne tik atvertas savo kainos, bet daugiau vertas, ar ne? Bet va, taip turi būti, man atrodo, kad turi produktą ar turėti kažkokį verslą, idėją, nesvarbu darbą ir šypsotis. Galbūt ne kiekvieną dieną, bet apskritai iš principo. Nes, nu, va, su kuo pasikalbu, yra labai daug tų sričių, kur galima generuoti pinigus. Nu, daug. Bet kas iš to, jeigu eisiu generuosiu pinigus, bet būsiu nelaimingas? Man atrodo, nu, tokia nesąmonė, nežinau, tik dėl to, kad ten yra dideli pinigai, bet tu pats gali susikurti tos pinigus. Tu labai teisingai sakai, kad eiti ar ne į savo veiklą su meile, ar ne, ir tai yra žiauriai svarbu, tačiau taip pat labai nenoriu nupiešti scenarijaus, kuris tikrai nebūtų realistiškas, kad tai yra visą laiką vien tik tai gėlytėm klota. Ir, pavyzdžiui, aš tikrai manau, kad aš, nežinau, iš procentaliai tikrai įeičiau 1% žmonių, kurie yra labiausiai patenkinti savo veiklą ir savo, ar ne, savirealizaciją savo veikloje, bet net tikrai ir aš, ir fainoje veikloje, ir fainame projekte, ir tikrai realizuodama save, aš tikrai turiu dienų, kada man atrodo, kad viskas yra blogai, kai kažkoks galbūt projektas nebuvo taip gerai pasiteisnęs, kaip aš galvojau, kad galbūt pasiteisins, ar kai kažkoks būna, nežinau, tiesiog pervargimas nuo visko, tai aš labai nenoriu, kad žmonės galbūt susikurtų tokį vaizdą, kad, nežinau, vat, jeigu turi randi, nežinau, tą tobulą verslą, tai kad tada tikrai kiekviena diena tavo nuoširdžiai bus max exciting ir žiauriai smagi ir žiauriai gera, nes tai būtų visiškai nerealistiškas lūkestis ir, nežinau, aš pati turiu dienų, kada man nebūna nuotaikos, kada man nebūna energijos, kada man būna, nežinau, moteriškos dienos ir aš nieko nenoriu ir aš tiesiog norėčiau susisukti į lovą ir apsikabinti pūslę, tačiau žinau, kad aš turiu eiti, nes tą dieną galbūt yra startas kažkoks interviu filmavimas arba kažkokių tai kursų filmavimas arba kažkokie kiti svarbus susitikimai ir žinau, kad nėra kur dėtis. Tai tikrai tų situacijų yra įvairių ir aš labai nenoriu, kad žmonės, jeigu savo versle nesijaučia iki galo laimingi, galvotų, tai čia tada turbūt, nežinau, ne tas verslas arba kitiem viskas yra žiauriai lengva. Tai labai noriu tą pabrėžti, nes man labai patinka posakis, kad visi verslai yra lengvi, kurių mes nevystome. Kad iš šono gali atrodyti elektroninė prekyba, taigi čia žiauriai paprasta. Žmonės susako, tu išsiunti ir paprasta. Aha, bet kiek ten yra kitokių aspektų, ar ne? Tada kažkas gali galvoti, o Dieve, kaip faino Dovilė, va čia turi moterų klubelį, čia pamotyvuoja moteris, kaip smagu. Nu, ne taip viskas yra. Mes turim labai labai stengtis, kad moterim būtų nenuobodu, kad jos turėtų priežastį, kodėl likti. Mes turime sugalvoti non-stop, kaip rasti geriausius lektorius, kaip juos sudominti, kaip pateikti tą turinį, kaip suorganizuoti, nežinau, patenkinti 2000 moterų poreikius, kurios yra skirtingos ar ne skirtingose miestuose. Tai yra nuolatinis, absoliučiai nuolatinis darbas ir nėra taip, kad jeigu dabar mes tą pasiekėm, vėl lygiai taip pat tai nėra, kad mes galim tai priimti kaip savaime suprantamą dalyką. Jeigu mes nebeturėsim kokybės, jeigu mes neįdėsim visos savo širdies, nepasiūlysim vis naujų dalykų, mes tapsim nuobodus. Tai vat, tai yra labai svarbu suprasti, kad visi verslai yra lengvi, kurių mes nevystom.
Kitais žodžiais, tai atrodo lengva, kai tu tame nesi. O kai tu tame esi, jie visi yra sunkus. Visi. Mano viena geriausių draugių yra išskirtinių kelionių agentė. Pasižiūrėjus ją, galima atrodyti, kad jos gyvenimas yra viena pasaka, nes nekeliaujam, žinai, būna prabangiuose viešbučiuose, fantastika. Aš žinau visas verslo subtilybės, aš žinau, kiek kartų nori rauti plaukus nuo galvos, todėl, kad yra kažkokie nesusiplanuoti dalykai, kad yra kažkoks stresas ar ne. Tai kiekvieną verslą, kai mes pažįstam giliau, mes pamatom, kad kiekvienas iš jų turi daug problemų, tai todėl aš tiesiog rekomenduočiau pasirinkti verslą, kuriame tas problemas norisi spręsti, nes jų bus visur absoliučiai. Tai jeigu tau patinka pati industrija, tai tada tas padeda praeiti tuos laikotarpius, kada yra sunku. Tai tiesiog, nors ir kokie su savo verslų iš esmės entuziastė, nes tikrai pasirinkau tuos, kurie yra mano širdies, labai nenoriu sukurti įspūdžio, kad, nežinau, viskas yra paprasta, nes toli gražu taip nėra. Toli gražu. Bet tai kaip įdomu klausyti, kažkaip norėtųsi net galbūt daugiau iš tavęs to kontento, nes kiek pažiūrėjau Instagram'e, kaip tik norėjau paklausti, jeigu nori motyvacijos, nori pozityvo, nori grožio, apskritai, bet ko, kas yra saulė, tiesiog taip plačia prasme, tikrai tavo turinys yra kažkas tokio. Bet nei tu ten verki, nei tu ten nori guostis, nei tu ten skūstis, tai labai norėjau paklausti, man labai įdomu, ką tu galvoji apie tai, kur būna žmonės, kurie rodo visas savo emocijas, nuo pykčio iki liūdesio, kokią pasirenki tu strategiją ir kodėl tai. Aš manau, kad tai turi būti vėlgi artima tiesiog koks tu esi pats. Ir pavyzdžiui, aš esu toks žmogus ir tu to negali pakeisti. Aš bent jau negaliu kol kas to pakeisti. Aš esu toks žmogus, kad kai man yra blogai, aš noriu pabūti savo kampelyje. Ir aš nesu tas žmogus, kuriam reikia įsikalbėti, pasibėdavoti, aptarti tą situaciją ir taip toliau, nes mane tai kaip tik erzina. Man atrodo, kad jeigu yra problema, aš ją noriu išspręsti, arba jeigu aš negaliu tos būsenos pakeisti, tai man bent jau norisi ją ignoruoti. Ir tai nėra geras dalykas, kažkoks pagirtinas dalykas, bet tai yra taip, kaip aš daroju su tomis situacijomis, tomis būsenomis. Ir vieną kartą mano labai artima bičiulė manęs yra netgi paklausė, sako, Dovilė, sako, aš žinai tau pasakoju visą laiką, kai būna ir kažkokias, nežinau, blogos situacijos, taip toliau, sako, kad tu kažką blogo papasakotum, tai yra labai reta. Ir jis sako, gal tu manim nepasitikė. Ir mane taip privertė tas klausimas apmastyti viską, nes aš ją labai pasitikiu, aš ją labai myliu, mes esame labai artimos draugės, bet aš tiesiog nuoširdžiai neturiu poreikio kalbėti apie tai ir aš tada, nežinau, kaip katiniukas, noriu susisukti, išbūti viena, pabūti tose emocijose ar ne, galbūt pragalvoti, ką dabar geriau daryti, o ne kalbėti. Tiesiog esu ne tas tipas žmogaus, kuris mėgtų apie tai kalbėti. Ir jeigu aš išeinu pasidalinti kažkokią, ar, nežinau, ar situaciją, ar kažkokią blogesnę situaciją, man tada norisi, nežinau, iš karto pasiūlyti kažkokį sprendimą, arba kodėl dalinuosi sukurti kažkokį tai kontekstą, nes aš tikrai labai nenorėčiau ir kažkokio gailesčio, kad kažkas rašyto Dieve užjaučiu kaip liūdna. Nežinau, kažkaip mane atkrato nuo tos emocijos, labai nenorėčiau kažkokio tai gailesčio ir man atrodo, kad tada aš nebent, tada ir gaunasi, kad aš tainu pasidalinti, kai aš matau, kad aš galiu sukurti kažkokią pridėtinę vertę. Ir, pavyzdžiui, pasakyti, žiūrėkit, man buvo tokia situacija, jinai buvo žiauriai nefaina ir todėl aš siūlyčiau jums išvengti to ir to, pasiūlant kažkokius tai sprendimus. Tai va, ir, pavyzdžiui, kai aš tau pasakoju apie tą laikotarpį Tenerifėje, kai buvo mano skyrybų laikotarpis, ar ne, mano toksai gydymosi būdas savo buvo, kad aš tiesiog iš viso nejau į viešumą. Aš tiesiog, ir aš tada, tai iš tikrųjų buvo vienas pliusas, kad tuo metu mano verslas labai šovė į viršų, nes aš nieko kito nedariau, skaičiau knygų ir dirbau, nes tai buvo mano saugi zona. Aš sėdėjau, mano klientai kažkur, kas Lietuvoje, kas Anglijoje, kas dar kažkur, aš sėdžiu ramiai su Tenerifėje prie kompiuteriuko, su jais visais komunikuoju, dirbu, ten visokias reklamas darau, tai buvo mano saugi erdvė, nes aš tiesiog nuoširdžiai nenorėjau su niekuo komunikuoti, nes aš galvojau, kad pozityvios, kažkokios fainos žinutės aš dabar negaliu atnešti ir man tada buvo tiesiog labai gera su niekuo nebendrauti, jeigu atvirai. Aš bendraudavau tik su mama. Jau nuo mamos tikrai jokių emocijų ten nenuslėpsi ir nieko kito nepadarysi. Tai jinai tikrai žinojo, kaip aš jaučiuosi, bet iš esmės man nepatinka, nežinau, neturiu poreikio bedavotis ar kalbėti apie tai. Ir tikrai yra žmonių, kam tiesiog palengvėja, man nepalengvėja kažkodėl apie tai kalbant. Man patinka įsilaižyti savo žaizdas, pragyventą. Bet normalu, viskas, kiekvienas turi skirtingus būdus, matyti, dorotis. Taip. Aš turėjau dar pasirašęs tokią vieną temą, šiaip labai keista su moterim iš tikrųjų kalbėti netgi apie grožį. Dėl to, kad yra kažkoks lyg tabu, žinok, pasidaręs, kad jeigu apie vidinį, tarkim, grožį, apie verslus, apie vidinį pasaulį, psichologiją, viskas ok, o grožį lyg visos rūpinamės tuo, bet kažkaip gėda kalbėti, nes lyg tuščia pasirodys. Kažkokį tokį jaučiu, gal čia yra mano dalykas. Aš norėjau paklausti apie tavo santykį, pavyzdžiui, apskritai su savo kūnu, su savo išvaizda.
kaip keitės per laiką, ar visada priėmė save, jeigu nepriėmė, kodėl nepriėmė ir kaip keitės, nes bent jau man būdavo tokių etapų anksčiau, kad, pavyzdžiui, ten kiekvieną dieną kokių svarstyklių atsistoji, čia jau senokai, bet, kiekvieną dieną ir visi sako, kad gerai atrodai, bet tau vis tiek atrodo, kad kažkas ne taip, vis negana. Dabar, ačiū Dievui, tikrai nebeįdomu tas dalykas, bet galvoju, ar tik tai man keičias taip su laiku, ar ir kitom moteriam. Koks tavo tas santykis? Oi, man tai patinka, kad šnekė apie šitą temą ir aš viso nebijau jokių kažkokių, nežinau, tabų temų ir apie viską. Aš visą laiką ateinu į podcastus, aš ateinu kalbėti atvira širdimi, o ne kažkaip kitaip. Tai kalbant apie grožį, irgi jokių tabų. Aš manau, kad moteriai išvaizda tikrai nėra paskutinėje vietoje ir ne kiekviena nori rūpintis savimi, kiekviena nori gražiai atrodyti. Ir kad tai tikrai išteikia ir pasitikėjimo savi, aš asmeniškai tikrai jaučiuosi kur kas geriau, kai aš būnu su dailė suknele, su aukštakulniais, susitvarkiusi savo plaukus, aš iš karto jaučiuosi kur kas geriau, negu kai aš būnu su kuodu, su treningu ir be makiažo. Ir aš tikrai tokia būnu ir tikrai dažnai. Pavyzdžiui, namuose, mano vyras tai sakytų, kad aš dažniau būnu tokia vienareikšmiškai, nes kai aš dirbu namuose, tiesiog aš esu panirusi į savo darbus, man tikrai nelabai ten reikia madų tada kažkokį tai pasirodymą demonstruoti namuose, aš sėdžiu, dirbu ir man reikia padaryti savo darbus. Tačiau iš esmės, jeigu kažkur mes išeinam ar yra kažkokia proga, man labai patinka pasipuošti, man labai patinka gražios suknelės, man patinka aukštakulniai, man patinka profesionaliai pasidaryti makiažą ir aš tiesiog tada jaučiuosi tokia, nusiteikusi versti kalnus. Tai visa tai yra tikrai nuostabu, o kalbant apie santykį su savimi, tai iš tikrųjų, kaip ir tu kalbėjai apie savo, tarkim, kūną, ar ne, tai tikrai yra buvę ir pas mane visokių etapų, kai atrodė visaip ir tikrai aš ir turėjau pati svorio šuolių, kada buvau tikrai priaugusi svorio, tai tarkim vėlgi po tų mano nelemtų įsiskirimo, ar ne, po mano to nelemto, tikrai aš ilgą laiką iš streso, pas mane taip yra, kad kai aš stresuoju, tai aš kaip pasakiau, aš su niekuo nenoriu bendrauti ir aš nevalgau iš streso, tiesiog man atrodo, užsirakina viskas, aš negaliu nei žingsnį, nei kasnelį įsidėti, ar ne, jo, o vėliau, kai man atleidžia streso vadeles, tada man, prasideda. Tai va, tarkim, to laikotarpio aš tikrai buvau priaugusi svorio, tai pagal mano dabartinį svorį buvo, daugiau negu 10, gal 12 kg nuo to, kiek, pavyzdžiui, yra įprastai. Tai dabar tikrai ant manęs mažos, 1,61 m, tikrai labai matėsi. Ir man tai buvo toks tikrai, nefainas laikotarpis, su kuriuo, ar ne, kažkaip tai tikrai jaučiausi, kad tuo metu nesijaučiau gerai savo kūne, ar ne? Ir vėliau tiesiog mano pagrindinė siekiamybė buvo ir iš tikrųjų aš pamačiau, kad kas nutiko. Tas svoris labiausiai susitvarkė, nors aš tikrai aktyviai vaikščiau į sporto klubą ir ten stengiausi maitintis. Kai galvoju, dar buvo chaosas, nieks man ten nesusitvarkė. Nesuprantu, kaip kažkaip tiesiog aš negrįžau į tas formas. Ir vėliau, tikrai tai buvo. O vėliau kažkaip aš pamenu, išvažiavau studijuoti magistro, aš pradėjau studijuoti, vėl kažkaip gerai pradėjau jaustis, atsirado daugiau to pasitikėjimo. Toks jausmas, kad nieko nedarant, tiesiog tirpo, viskas ištirpo ir viskas grįžo į normalias vėžes. Tai man kažkaip yra labai tai susiję, todėl aš gal ir sakau, kad ta vidinė ramybė, mano nuomonė, yra netgi ir grožio pagrindas. Nes asmeniškai pas mane tie svorio svyravimai ir būdavo, kai būdavo kažkas negerai štai čia. Kai yra ramybė, tai kažkaip ir mažiau tų priekabių ieškau. Gerai, čia, nežinau, ten prieš vestuvės irgi stresiuko porą kilų buvo priaugę, vėliau jie bam sugrįžo, bet ta prasme, ir kažkaip tikrai nežiūriu ir negalvoju, kaip čia kas, nes galvoju, viskas yra gerai, viskas ten yra tvarkingai ir tada kažkaip natūraliai priemi visus tos dalykus. Ar, nežinau, išdygusi spuogą, ar kažkokį kitą dalyką natūraliai priemi ir negalvoju, kad aš esu kažkokia brokuota. Tai man nuoširdžiai visas ir grožis prasideda nuo to, kaip mes matom čia save galvoje. Geras. O vėliau, kaip tu palaikai tą vidinę ramybę? Bet, pavyzdžiui, mes, kiek esam kalbėję čia podcastuose, labai dažnai daug kas paminė ten tą pačią meditaciją, pasivaikščiojimą ir panašiai. Ir atrodo, tu net nebeturėtum laiko, kada jau ten vaikščiot tos 10 kilų kasdieną. O kaip tu palaikai tą vidinę ramybę? Vat tau yra būtinas laikas tiesiog vienai pačiai su savimi? Man vidinė ramybė labai ir padeda, būtent organizavimas, planavimas ir žinojimas, kad aš esu galbūt tokie kaip ir kontrolėje dalykų, ar ne? Tai mes grįžtam vėl prie to paties, ką kalbėjome, kad aš net savo vestuvėm taip ruošiausi, susidėliojau, ar ne viską, kad aš tą mėnesį galėčiau atostogauti. Ta pati, žinai, galvoju tikrai apie kažkokie dideli projektai, aš esu visiška dabar organizatorė. Jau nemažai metų, kaip man tas labai patinka. Ir vėlgi, kodėl taip nutiko? Nes aš mačiau, kad, žinai, tarkim, aš matau, ne, kad man negerai, kažkas yra blogai, kažkas mane triggerina, kažkas man yra blogai. Ką aš darau, aš negalvoju, kad viskas blogai, viskas mane erzina ir taip toliau. Aš sėdžiu ir galvoju, literaliai, Dovilė, kas
tau kelia šitą emociją. Vat kas tave trigerina, kas tave erzina. Ir dažniausiai aš pamatydavau, kad tai yra kažkur chaosas, kažkur neaišku, kažkur nesutvarkyta. Labai dažnai tai būdavo susijęs su mano verslais. Ir aš matydavau, kad čia atsiranda kažkoks chaosas arba čia vat yra betvarkė, tas man nepatinka. Ir tada aš labai tiesiog natūraliai savęs klausiu, ar yra kažkas, ką aš galiu padaryti. Aš dažniausiai kažkokio to nerimo nejaučiu todėl, kad tiesiog jį jaučiu, ar ne taip, kad vat iš nieko atėjo nerimas, dažniausiai jis turi kažkokią priežastį. Tai mano taktika yra tokia, kad mes raskim tą priežastį labai konkrečiai, kur jinai yra ir bandykim ją išrauti visiškai su, ar ne, nežinau, su šaknim, nes aš nemanau, kad man galbūt padėtų ta meditacija ar tas, nežinau, 10 tūkstančių žingsnių nuėjimas, jeigu galvoje būtų chaosas ir kaip versle, pavyzdžiui, buvo chaosas, taip ir yra chaosas, nežinau, ar man tai palengvėtų ar ne nuo to, tačiau jeigu aš matau, kad, tarkim, kai aš einu miegoti, aš dažnai galvoju, kokios mintis yra mano galvoje. Ir jeigu mano galvoje yra, tarkim, mintis, kad, nežinau, turiu galbūt netinkamus komandos narius. Galbūt jaučiu, kad, tarkim, mane labai erzina, kad, nežinau, aš šudmaliauju su kažkokiais darbais, kurių mano nuomonė neturėčiau daryti. Ir jaučiu, kad aš manau, kad dažnai overwhelm toks jausmas ateina, kai tu galvoji, kad tu turi daryti kažką kitą, negu tu darai iš tikrųjų. Ir, tarkim, jeigu aš, būdavo tokių situacijų, kai aš guluosi į lovą ir aš galvoju, nu, ašgi noriu tą padaryti, nu, kodėl aš ties to nedirbu. Ir tada aš galvoju, gerai, kodėl aš ties to nedirbu? Aš todėl ties to nedirbu, kad esu užstrigusi kasdieniuose kažkokiuose darbuose ir neskiriu tam, kas man iš tikrųjų yra svarbu. Gerai, tai ką aš galiu padaryti, kad būtų kitaip. Tai bet aš labai stengiuosi suprasti tą šaknį ir tada iš esmės spręsti tą problemą. Vienas iš dalykų, kam aš jau anksčiau tikrai jaučiau tą tokį nerimą širdyje, tai buvo, kad aš negalėjau atsipalaiduoti ir nedirbti. Ir čia buvo viena iš problemų, kurią irgi lygiai taip pat, aš galvojau, kad gerai, aš matau, kad kai aš nedirbu, aš jaučiu kaltę, kaip aš galiu tai spręsti. Ir tada irgi lygiai taip pat aš ieškojau šaknų tos situacijos, ar ne? Ir man pavyko atrasti iš tikrųjų šaknis, dabar kaip pagalvoju, žiauriai logiškai yra, kodėl taip yra. Ir tada tai supratus, aš iš karto mačiau, kaip aš galiu savo padėti. Tai aš tokia esu labai, nežinau, action takerė. Yra problema, bandykim ieškoti, bandykim spręsti tą problemą, raukim iš šaknų. Jeigu man bus kažkokia problema, aš atrasiu visus egzistuojančius pasaulyje būdus, kaip tą problemą išspręsti, išbandysiu visus ir pabandysiu atsikratyti jos. Tai geras, labai... problemų sprendėja. Visiškai, mano antras vardas galėtų būti. Tikrai, žinok, man tai patinka, bet, kada koks būna palengvėjimas, kai tu supranti, kad tu kažkokią problemą išsprendei, sakau, kiek tikrai laiko man buvo ta problema, kad aš galvojau, kad, tarkim, aš jaučiu kaltę nedirbdama. Ir dalykas, kuris mane paskatino ties tuo dirbti, tai buvo tai, kad aš galvoju, aš tikrai nenoriu jausti iš tos emocijos, kai bus mano vestuvės, kai bus mano medaus mėnuo. Juo labiau nenoriu jausti iš tos emocijos, kai aš turėsiu vaiką, ar ne? Tai buvo tokie dalykai, kai aš galvojau iš karto, kad aš nenoriu taip gyventi, man tai netinka. O kaip tu sutvarkai tą dalyką? Aš labai aktualus klausimas, tarp kitko, manau, kad daugeliui. Ir turbūt tie sprendimai galėtų būti individualūs. Man tikrai labai pasteisino, aš dirbau su tokia Laura Stepon, jinai yra hipnoterapeutė, galbūt esi apie ją girdėjusi, tai aš iš tikrųjų dirbau su ją, man tai labai padėjo, nes aš supratau šaknis, kodėl aš turiu tokią baimę nedirbti. Ir tos šaknis buvo tokios logiškos ir tokios susijusios su mano gyvenime turėtais įvykiais. Tikrai. Per kiek laiko tau atėjo tie atsakymai? Nežinau, kad hipnoterapija kurį laiką tęsės, tai kaip tau greitai tie atsakymai atėjo? Hipnoterapija iš tikrųjų tai yra ta pagrindinė sesija. Tai iš tikrųjų tos pagrindinės sesijos metu tie atsakymai buvo kaip ant delno. Per vieną tą pagrindinę sesiją, nebuvo, kad ten pusę metų kažkoks. Ne, žinok, iš karto. Ir tai yra tokia buvo, nežinau, tai buvo tokia keista patirtis, nes tu iš esmės savo mintimis grįžti į tas situacijas ir vėliau supranti, kaip jos tave paveikia ir kodėl tam tikras dalykas susiformavo. Tai iš tikrųjų labai labai įdomu ir tada man supratus, tai nereiškia, kad aš jau supratau, tai dabar čia jau tai yra išspręsta. Ne, tada yra ir visas procesas, ką tu gali pasidaryti ir tai yra procesas ir su galva, ir su procesais, ar ne, tiesiog procesais realiais. Tai tarkim, man buvo tas, kad aš nejaučiau kažkokios tai kaltės nedirbant, ar ne, tai kaip aš suprasiu, kad aš čia dabar jau padariau kokybišką darbą, ar ne, arba tai ko man reikia, kad aš suprasčiau, kad aš darau pakankamai, ar ne. Galiausiai tada, ką aš galiu padaryti, kad tas mano darbas būtų produktyvesnis. Tai visokie tokie buvo dalykai, kurie man padėjo tiek dirbant su mano galva, tiek dirbant su iš esmės procesais, struktūromis, kuriuos aš įsivedžiau. Ir tada aš tiesiog supratau, kad visą tai galiu planuoti, nusimatyti ir jaustis
gerai. Ir, pavyzdžiui, tikrai drąsiai galiu sakyti, kad tuo laikotarpiu, vat, kai buvo tas mano, sakyčiau, grubiai mėnuo, kad aš taip tikrai, minimaliai buvau tikrai įėjusi kažkokius tai darbus, minimaliai, nuoširdžiai buvo net tas galvoja ir man tai labai patiko ir nejaučiau jokios kaltės, kad minimaliai galvoju apie darbus, tai iš tikrųjų tikrai buvo didelė dėka to, kad buvo prieš tai padarytas darbas ir pasiruošimas tam. Nuostabu, aš galvoju, labai dažnai jau girdima tai apie tą hipnoterapiją, pas mane buvo dainininkė Gabrielė Vilkickytė, praeitam sezonui ir kažkaip irgi minėjo, bet jinai turėjo tokią ilgą hipnoterapiją ir galvoju, tikrai taip įmanoma, nes esu girdėjusi, kad netgi ten problemas įsprendžia taip greit, kaip, tarkim, eitum pas psichoterapeutą metus laiko. Aišku, nuo problemų gal priklauso, bet šiaip labai smagu, kad ir pasidalinai, manau, dabar Laura Stepon susilauks daug Instagram'e. Taip, pas ją ir taip neįmanoma pakliūti daug mėnesių į priekį iš tikrųjų, bet jinai yra tikrai nuostabus labai žmogus. Tikrai labai rekomenduoju bent jau pasiekti jos turinį. Tai Laura tikrai buvo man toksai pozityvi gyvenimo dovana irgi vienareikšmiškai, bet faktas, kad, ta prasme, tada po to reikia dirbti, daryti kažkokius atitinkamus veiksmus, bet sakau, aš tiesiog jeigu, žinai, kažkokią žinutę galėčiau paskleisti ir kodėl noriu apie tai pasidalinti, tai tiesiog ir noriu pasidalinti, kad žmonės, kurie turi vienokią ar kitokią problemą, o tų problemų yra buvę visokių ir tikrai ir ne viena mano draugė yra ėjusi, viena todėl, kad negalėdavo sukurti kažkokių ilgalaikių santykių, kita todėl, kad tiesiog labai galbūt yra nuolatinis savęs nuvertinimas ar prastas kažkoks santykis su savo kūnu ir vieniem galbūt padeda hipnoterapija, kitiem galbūt padeda visiškai kažkoks kitas būdas, bet aš tiesiog labai norėčiau paraginti žmonės ieškoti to būdo, kuris galėtų iš esmės ar ne ir nepriimti, kad jeigu aš turiu dabar šitą problemą, kad aš tiesiog priimu ir taip turiu gyventi, aš labai norėčiau, kad ir moterys, ir vyrai turėtų iš tikrųjų kokybišką gyvenimą ir jeigu suprantat, kad kažkur yra problema, spręskite ją, nes šiais laikais problemos sprendimų būdų yra tikrai labai labai daug. Jo, žinai, dar kai tu taip kalbi pozityviai apie problemas, kažkaip taip, žinok, taip nori simti ir praspręsti, nes iš tikrųjų tu tokia labai pozityvi to klausimu. Dovilė, turiu dar tau paskutinį klausimą ir aš jį visada užduodu tą patį savo pašnekovam, bet atsakymai būna skirtingi ir dėl to man labai būna džiugu. O tas klausimas yra toks, kad kokia mintimi, kokia fraze, kokiu moto pastaruoju metu vadovaujasi savo gyvenime. Galbūt net nepastaruoju, galbūt ten kurį laiką. Šiaip galiu pasakyti, kad dažniausiai atsakymai labai susiveda į vieną ir tą patį, nes mes paprastuose dalykuose labai dažnai, tarkim, randame prasmę gyvenimo. Bet įdomu, ką tu pasakysi, kuo tu gyveni pastaruoju metu. Žinau, kad po vestuvių labai toks laikotarpis džiugus, bet aišku, ne apie vestuvės kalbant. Taip, suprantu. Tai iš tikrųjų turbūt, jeigu galbūt sakysiu net ne tik šiuo laikotarpiu, bet iš esmės tokia svarbi mintis mano galvoje yra, tai kad aš kažkaip labai dažnai galvoju, kad aš savo gyvenimo nueito viso kelio pabaigoje labai norėčiau jausti, kad aš išnaudojau savo potencialą. Ir tą potencialą išnaudojau ne tik darbinėje prasmėje, tikrai toli gražu ne tik darbinėje prasmėje, bet aš manau, kad tas potencialas yra mano kaip pavyzdžiui žmonos, mano kaip dukros, kaip mano kaip būsimos mamos, ar ne? Tai yra labai daug dalykų, kur yra kažkoks potencialas ir aš tikrai labai noriu galvoti, kad aš turėjau, nežinau, kad aš buvau ta dukra, kuri turėjo kokybiškus pokalbius su savo mama, o ne kažkokius atmestinus, kad aš buvau ta mama, kuri turėjo kokybišką laiką su savo vaikais, ar ne? Kad aš tikrai sugebėjau atskirti, kada kam skirti prioritetus, ar ne? Kad aš galėjau būti ta žmona, kuri nepriema vyro kaip savaime suprantamo dalyko, ar ne, ir kad mes tikrai sugebėjom turėti gražius santykius. Aš tokį lūkestį tikrai turiu ir aš labai norėčiau išnaudoti savo tą potencialą. Ir manau, kad skirtingiems žmonėms tas skirtingas potencialas gali būti, ar ne, skirtingas galbūt noras, kurie norėtų išnaudoti tą potencialą. Gal vienam tikrai nuoširdžiai pagrindinis potencialas būtų tiesiog būti, pavyzdžiui, nuostabia mama. Ir tada ta moteris galvoja, kad aš jausčiausi pilnai realizavusi save, man tai yra begalinis džiaugsmas. Tai tas galbūt įsivaizdavimas, kaip mes save realizuotumėm, visiems gali būti labai skirtingas. Bet aš manau, kad yra labai smagu, nežinau, liūdna galbūt tema, bet prieš mirtį negalvoti, kad aš neišnaudojau nei pusę savo potencialo. Nes aš manau, kad mes tikrai čia atėjome iš tą žemę, galėtume padaryti labai daug ir tiesiog vieni galbūt daugiau išnaudoja tų dovanų, kurias turi, o kiti mažiau. Tai tiesiog tokia žinutė, kurią pati savo dažnai primenu ir norėčiau ir kitiem priminti, kad nepalikim to viso potencialo kažkur tai, ar negalvokim, kad mes iš viso neturim. Atraskim jį ir tada išnaudokim. Ja, žinai, kaip būna ten YouTube video arba Instagram'e, kur ten kalbina, tarkim, mirštančių žmonės, arba, nežinau, seselės, tarkim, ir klausia, ko gailiesi gyvenime. Tai labai geras tavo ir pointas, ir aš pamenu, mes su Algiu Kriščiūnu čia kalbėjom, lygiai tą patį pasakė, iš tikrųjų, apie tą mirtį. Skamba labai liūdnai, bet reikia įsisavinti ją. Ir dabar toks paskutinis tikrai klausimas, randam labai atėjo galva, tu, kadangi esi labai veikli, o kiek tu valandų per parą miegi? Oi, žinok, labai daug. Labai daug, jo. Miegas man yra labai svarbus iš tikrųjų. Jo, žinok, aš žinau miegoti anksti,
11 aš visą laiką jau miegu absoliučiai ir aš, kad atsikelčiau anksčiau negu 7, tai tikrai retas dalykas. Tai iš tikrųjų 8 valandas per dieną. Aš miegu labai daug ir aš miegu labai giliai ir labai kokybiškai ir man tai yra labai, labai, labai svarbus dalykas. Geras, Fanny. Nu, Dovilė, labai norėčiau padėkoti visų pirma, kad ir atvykai, kad radai laiko ir žinau, kad turėjai 2 podcastus, pokalbius, ar ne, ko gero pas save šis Glowing klube. Tai labai fain ir galvoju, gal pats metas ir man turėtų jau prisijungti, ateiti. Galvoju. O, jūs ten tikrai puikiai įsipaišytum ir tikrai, sakau, labai noriu, kad niekas negalvotų, kad tai yra kažkokia verslių moterų platforma ir, nežinau, aš dažnai juokauju, kad tikrai nereikia turėti milijono apyvartos, kad prisijungti, nes toli gražu ne apie tai tenai yra. Ir pagrindinis dalykas yra tas noras tobulėti. Taip. Ir noras tobulėti tai gali būti ir versle, ir iš esmės įgūdžius savo kažkokius gerinti. Ir tai labai siejas tas noras tobulėti, manau, ir su savo tą savirealizaciją ir to potencialo išnaudojimu. Tai vat, tokia turbūt ir yra mano ta misija ir pagrindinė žinutė šiame gyvenime. Super, labai faina, kad daliniesi, ačiū tau už motyvaciją ir klausyk, susitiksim, kai bus jau mama. Aš tikiuosi, kad anksčiau, negu kažkur iš mūsų bus mamos. Ačiū Juste, man buvo labai gera čia būti. Labai ačiū tau, Dovilė. Tikrai. Ir noriu tave pagirti, nes iš tikrųjų tikrai sugebėjai paliesti kampus, apie kuriuos buvau prieš tai nekalbėjusi. Tikrai? Taip, ir tau yra labai lengva atsiverti. Tai komplimentai tau. Ačiū labai tau.